Labą dieną, labas rytas, ta pati įžanga kaip visada, nes niekada nežinom, kada žiūrit, kada klausot ir kada įsijungia. Dažniausiai su draugais, kai kalbos, tai ryte. Dažniausiai sako, važiuojam į varžybas. 5 keliamės, užsidedam telefoną ant panelio ir tada važiuojam. Tai dėl to nežinau, kaip sveikintis, bet šiandien turim dar vieną mūsų Agaras MX podcast'o epizodą ir jeigu prieš tai esu Dovydą Karką kalbinęs ir Dovio daug dabar yra visur, socialinė erdvėje, visi žinom, ką veikia, šiandien irgi Instagramą žiūriu, valgo gruziniškus visokius patiekalus vienam iš populiariausių restoranų, tai spėju irgi kažkoks kolabas. Po to Arminas buvo praeitą mėnesį irgi jo visur daug ir social media, o šiandien turiu svečią, apie kurį šiai dienai šiaip mažiau žinom ir aš, kaip sakyt, paties asmeniškai labai gerai nepažįstu, bet pakankamai gerai sutariu su vienu tavo senu bičiuliu. Jis beje tavo numerį ir davė, kai sako Vytukui geriau skambink, nes jis per Messengerį gali neatrašyti. Ir šiandien pas mane studijoje yra Vytautas Bučas. Labas, Matai. Malonu, kad pasikvietėte. Labas. Ar galiu tave Vytuku vadinti? Žinoma. Jo, šiaip visą gyvenimą visi mane Vytuku vadina. Jo, ir, tiesiog taip prikibi yra. Aišku, nesvarbu, kad aš jau pensijinio amžiaus esu. Bet... Pensijinio amžiaus Vytukas. Jo, tai aš irgi kažkaip iš tų senų laikų Vytukas ir tas tavo tikrasis vardas Vytautas, tai irgi oficialiai protokoluose Vytautas, bet šiaip jis Vytukas, bet aš privalau atsiklausti, tai ačiū tau ir aš pradžioje visą laiką mėginu pristatyti, kaip apibūdint ir pamėginsiu tą padaryti ir tau. Bet kaip ir sakau, šiuo metu mažiau tave socialinė erdvėj, bet pamėginsiu taip pasakyti. Daugkartinis Lietuvos motokroso čempionas, Europos varžybų dalyvis ir prizininkas, treneris. Šiai dienai žinau, kad esi tėvas ir vyras. Ir dar kai trumpai nuo tavo automobilio iki studijos, kol atžingsniavom, dar galiu pavadinti ir verslininkas. Turbūt taip, plius minus teisingai. Jo, manau, nesuklydai nei vienoje vietoje. Jo, ir dar vienas dalykas buvau pasirašęs ir dar kaip mano komandos vadovas Tadas Špokas išsireiškė, kai irgi su Tadu ten reikalais kalbėjom, sakau, Tadi, į sekantį podcastą Vytautas, Bučas atvažiavo, tai Tadas sako, labai mėgstu, labai protingas ir geras ir įdomus žmogus, tai linkėjimai tau nuo Tado Špoko. Ačiū labai, Tadai. Jo, jis, manau, irgi laukia mūsų pokalbio ir neanonsavau mūsų podcast'o, kad būsi tu, bet labai irgi senai norėjau padaryti ir irgi, kaip turbūt pasikartosiu, esi vienas iš tų, kur labai daug žiūrovų ir fanų laukia, kada pakviestas būsi. Ir praeitą turbūt, ar užpraeitą savaitgalį buvau Kegums, kai vyko pasaulio čempionatas ir šiaip visai faina buvo, nes random žmonės prieina, kažko paklausia, kažkas ten kažką paapeliuoja ir buvo prie keli tokie jau matos, vyresni, mūsų tėvų metų fanai. Ir irgi kalba išėjo apie raiderius, kas kaip dabar atrodo ir kas anksčiau važiuodavo ir su vienu diskutavom ten jau šiek tiek aštriau, ir sako, blemba būdavo Vytautas, tas toks būdo bruožas, kad jeigu jį ir aplenkia, tai kaip pitbulis įsikabina, į galinį ratą ir nepaleidžia ir mėgina susigrąžinti prarastą poziciją ir nesvarbu prieš kokius vardus ir pavardės kovoja, vis tiek nepasiduoda ir laiko iki paskutinių minučių. Toks išlikęs apie tave prisiminimas. Malonu girdėti. Jeigu nepaslaptis, kiek tau dabar metų yra? Tu sakai jau 35 ar 4, žinau. Palauk, aš 90 gruodį. Aha.
Tai 36 bus. jo, tai 36 bus. Jo, tai man 35 tada. Supratau. Nu jo, mūsų sporte čia ypač, nu, tokiam intensyviam sporte ir pavojingam, manau, kad galim drąsiai pasakyti. Pradėsiu nuo pradžių, bet pradėsiu nuo pabaigos, pavadinkim taip, kas tavo gyvenime, koks įvyko lūžis, kad nusprendė jau pasakyti viskas, jau tą profesionalo karjerą, ar apskritai pirštinės ir šalmą kabinu, ar prisimeni tą Toks momentą? Buvo tas momentas, tai truputėlį anksčiau, čia 16 metais buvo, kada, sakykime, tikrai intensyviai sportavau, stengiuosi ten profesionaliai sportuoti, tiesiog trauma, įvyko didelė trauma ir užteks, pagalvojau, tiesiog užteks, nes trauma buvo gan didelė, reikėjo atsistatyti daug laiko po to ir tas amžius jau, aš jau, ta prasme, buvau realistas, aš žinojau, kad tas amžius yra toks ir tiesiog, žinai, kai toks ir prieš tai būdavo toksai abejonės kartais, kartais pasiseka, aukštumojasi, kažkas nepasiseka, abejonės tada toksai gaunasi, bet, trauma tai toksai kritiklis, kuris, žinai, viskas užtenka, sakykime, toks, kurių privedė prie to dalyko. Jo, bet aš kaip suprantu, pas tave irgi buvo, tie tokie, manau, 2 etapai, nes labai panašiai kaip su Dovydu, kai kalbėjom, Dovydas irgi sakė, ten nepamenu tiksliai kiek metų, bet jis sakė, pirmas buvo, kur sau ir tėvas pasakė, kad jau protą karjerą baigiam, kur tikrai daug sportavom, ruošiamės, planus turėjom ten patekti komandą, važiuoti MXGP ir panašiai, tai tas buvo toks pirmas, o antras buvo, kai tiesiog motociklą pastatė į garažą ir jo, tai pas tave, aš suprantu, irgi kažkaip panašiai buvo. Ne, aš sakyčiau, kad jo, tas buvo tas probandymas. Ir iš tikrųjų aš po to padariau gan ilgą pertrauką nuo motociklą, visai nevažiavau. Bandžiau aš ten laikytis, bet vis tiek tas, kaip sakyti, visą gyvenimą, kai tą įgūdį tu darai ir tas įgūdis jis tau, žinai, paskui sapnuosi pasąmoningai, žinai. Susigrąžink mane. Tai toks ir buvo, kad tiesiog taip susiklostė, kad vėl truputėlį pradėjau vėžintis, tai po 2016. Aš tiksliai neatsimenu, gal kokius 5 ar 6 metus aš visiškai nevažiavau su motociklu. Jo, va taip pat. O dabar, aš važinėjau ir dabar karts nuo karto. Sakykime, ten buvo prie 2 metai atgal. Tu dalyvaudavai? Jo, aš pilnas, jo, nežinau, netgi gal čia ir kuilysė būdavo, netgi aš bandžiau prieš tą traumą, sakykime, koją, buvau paskutinis įkis susilaužęs, tai aš jau turėjau tokią viziją, mačiau, kad tas lygis visai toksai, gal net ir ant čempionai, žinai, bet aišku, čia, nevarykim Dievo į meilę, kaip sakyti. Tokias mintis buvo, bet kad ir tada, vis tiek, man tai buvo hobis, viskas. Man jau buvo nesvarbu, kaip ten kas, aš tiesiog važiuoju dėl hobio, tai aš, Dėl savęs, ne dėl rezultatų. Jo, tai čia, kad ir aš važiavau tą pilną sezoną, vis tiek, ten buvo man tiesiog pasimėgojimas šituo sportu ir su plačia šypsena ir tie rezultatai man jau buvo jau ten, kaip sakyti, žinau. Bet aš tave prieš tos porą metų, kai atsimenu, kai tu dar važiavai tą pilną sezoną, tu MX2 klasiai važiavai ir tu ten visai nuduodavai dar vaizdų, tikrai. Toli gražu pagal tempą atrodė, kad tu tikrai važiuoji pasiruošęs, važiuoji. Aš buvau pirmoji tai grupė, aš taip paprasčiausiai sakysiu, buvau toj pirmoji grupiai, aišku, aš ten nelaimėdavau tų varžybų, bet aš būdavau pirmoji grupiai su visais tais, sakykime, greičiausiais dalyviais ir tiek. Tu gal pameni paskutinį savo pilną sezoną, kelintas baigėjai bendroj įskaitoj? MX2 klasėje aš tada buvau antras, ar trečias? Ne, trečias gal. Trečias, tada Mackonis, man rods, Mackonis laimėjo, Freibergas antras buvo, aš trečias tada sezonę palikau. Erla dar tada MX2 važiavo. Jo, Erla MX2 važiavo, tai čia buvo 2-3, tada 2-4 metais, va tada, biškit tada, atsimenu, tais 2-3 tai irgi ten toksai buvo chaosas pas mane, tai tokia turėjau mini komandą, kurią prižiūrėjau, treniravau ten taip toliau ir patsai ten, žinai, atvažiuoju, biškit, tai sakau, tas mano toksai po to pagrindinio, tai aš ten for fun viskas būdavo visą laiką. Bet kokiu atveju, tai o tada 4 metais, tada iš tikrųjų truputėlį aš nusumiu tas treniruotis iš šono ir pirmas varžybas su Utenoje, atsimenu, aš jau ten su Pumpersu, žinai, ten kovoju ir tada ir buvo tokia mintis, čia visai verta gal ir ant čempiono, žinai, tą sezoną. Bet vėlgi, tikrai ten buvo viskas, sakau, nebuvo kažkokių ten
iliuzijų, kad čia dabar reikia virstis per galvą, sakykime. Aš noriu mėgauti šito sporto ir, aš dabar jau mėgaujuosi, ten, sakykime, karts nuo karto išvažiuoju tą trasą, varžybų jokių dabar, aišku, nedalyvauju, patys matot mane stresuoju, truputėlį įsisėmęs dabar, šiek tiek įsisėmęs su to sportu esu, nežinau, ten kiti reikalai namuose, šeima, mažas kūdikis dar pas mane, tai biški dėmesys ten didesnis, tai net nesinori kažkokia čia daugiau dėmesio į šitą sportą dar kol kas rodyti. Supratau, nes ir nebevažiuoji, bet aš tavęs ir kaip trenerių nematau. Ne, atitrūkau, šiek tiek, aš visiškai atitrūkau sakau, truputėlį, tas sportas, kad ir treniruoji, aš šiaip treniruoju vaikučius mažus, visiškai mažučius. Bet vien dėl to, kad, man smagu palaikyti šitam sportui, būti šitam sportui, kaip sakyt, tai, o su tais visiškai mažučiais, tie mažučiai 4-5 metai, tokie pas mane. Tai aš tokių vaikų darželių grupę turiu, tai aš pasidžiaugiu pats savo tais vaikais, pats vaikų turiu, tai man dabar smagu su jais yra. Aš šiaip tai truputėlį, ta mintis buvo prieš tai, ką norėjau pasakyti, tu, kad ir treniruoji, vis tiek reikia nesvietiškai daug laiko, kad ir tu netreniruoji, tam dalykui. Tai toksai, Tu turi vis tiek važiuoti su savo auklėtiniais, tu turi važiuoti varžybas. Taip, visur ten turi važiuoti varžybas, tai tas toliau turi prižiūrėti, taip toliau, tai čia, vis tiek, čia yra jau pilna profesija. Savaitgaliai palaidoti. Taip, tai sakykime, tai tiesiog, dabar sakau, šiuo momentu esu šiek tiek atitrūkęs nuo viso to motokroso gyvenimo, gal tai pasakysiu. Jo, bet aš tave biškai žinok vis tiek pakrapštysiu, tu pasakyk, kurioje vietoje jau krapštimas pasidarys nervuojantis ir panašiai, bet aš praskrolinau šiek tiek žemyn, nes susidėliojęs buvau planelį, bet žiūriu, kad iš kalbos, iš eigos išeina tie topikai, tos idėjos ir dabar iškart atėjau iki tos vietos, kur ir buvau užsirašęs trenerio karjerą, tai kaip ir minėjai, pats dabar dirbi su visiškai pipliukais, bet aš LMSF skaičiau straipsnį, kad tu turi bene aukščiausią, man atrodo, trenerio diplomą Lietuvoje. Ten skaičiau, kad FIM Academy. Aš esu pats pabaigęs pedagogo specialybę. Ir tiesiog esu praėjęs, sakykime, ten kažkokius mokymus kursus ten. Tai tu esi ir pedagoginį universitetą baigęs, dabar kaip jis ten vadinasi, Vytauto Didžiojo turbūt? Ne, tai tada dar buvo, senesi laikai buvo Šiaulių universitetas, tai aš, dabar jis Vilnius palikęs, kaip sakyt, fakultetą ten Vilnius palikė, bet jo, aš esu pabaigęs kaip trenerio pedagogo specialybę ir tiek, o daugiau tos jo visas kvalifikacijos tiesiog. Esu praėjęs tos kursus, MXGP, gavau ačiū labai iš tikrųjų ir federacijai, kad pasirūpino, kad davė man tokią galimybę, tai čia jiem pirmą reikia dėkoti. Čia žodžiu su LMSF-o kažkokį. Taip, čia tik tais jų, sakykime. Aš toksai, Giedrė, kas mūsų prezidentė, jinai, iš tikrųjų rūpinasi, labai nerūpinasi visais važiuotojais. Tai toksai, sakykime, čia netgi aš prisipažinsiu, ne mano tiek iniciatyva, bet tiesiog, žiūrėk, yra galimybė, žinoma, tai ir ačiū jam ir esu ten, tiesiog praėjęs tas kursas. Jo, tai tas mano dabar klausimas, kur buvau užsirašęs, kokie perspektyviausi raideriai šiai dienai pas tave treniruoja, tai šitą galim Aš galiu pasakyti, Finas Kim. Žinau, taip, mažiukas 50. Žinokit, superinis vaikas, fantastinis. Fin Michael Kybas. Taip, labai tiksliai. Tai, žinokit, ten visa šeima, aš tiesiog įsimylėjęs tą šeimą, nors ten mes dabar gal tik porą mėnesių dirbam. Aišku, aš nenoriu statyti kažkokias ateities, bet tikrai vaikas toks susivedęs yra ir jis taip ten nori važiuoti, ir jis taip nori treniruotis ir aš tiesiog dėl to su tais mažais vaikučiais aš ir dabar, Iš kur jie yra šeima? Jie yra iš Panevėžio. Panevėžiečiai. Jo, Panevėžiečiai, tai ir su tais mažais vaikučiais dėl to taip smagu yra, nes pas juos yra dar tas vaikiškas smagumas, bet tuo pačiu tas vyriškas susidegimas. Ir reikia suderinti tos du dalykus. Ir suprantat, su tais vaikais yra labai šokinėja, vienu momentu būna tas vyriškas, tas kovojimas, kur ten iki mirties ten jie, žinai, ten bandys lenktyniauti, bet sakė, čia akimirką jos turi kaip vaikus apglėbti ir ten glostyti, žinai, nes, jis vaikas yra vis dėlto. Taip, iš esmės taip ir yra, ožiukas užeina. Ožiukai, tikrai esame matę. Ožiukai, čia vieni iš pagrindinių treniruočių dalykų, ožiukai yra pas mumis dabar. O kiek metų dabar yra?
jam finai dabar yra 5,5. Jo, nes aš irgi, kiek matau iš trasose, kas vyksta, tai jis vienas dabar iš mažiausių yra. Ten, man atrodo, yra už jį gal vienas mažesnis ir mergaitė yra, jeigu neklystų panašaus amžiaus, bet jis toks vienas iš mažiukų dabar. Ne. Tai šiaip, jo, faina. Nežinojau, kad pas tave sportuoja. O tėvai ten jo sportavę kažką? Tėtis, žinokit, buvęs labai kietas boksininkas. Jo tėčio tėtis buvęs labai kietas boksininkas, tai ten gali truputėlį, man rodos, Google ten išmes daug informacijos. Tai su sportu jie susipažinę, bet su šituo sportu... Pirmas. Aš, žinokit, irgi nenoriu pasakyti netiesos, aš nežinau, ar jo tėtis gal važiavo, nevažiavo, bet tik tiek žinau, kad jie su sportu susipažinę, bet gal nebūtinai su šituo yra. Tai... Aš turiu vaisiuką, žiūrėk, man siuntė vienas žmogus, tuoj pamėginsiu, tikiuosi aš internetą turiu, nes šį kartą ir play mode nepasidariau. Tai klausimas būtų toks, kada paversi mane C klasės čempionu, nes atsibodo važiuoti gale. Pažinai, kas čia toks, Aš žinau čia. kas čia toks vaisiuką įrašinėjo. Tai ar atsakysi? Jo, tai čia mano dabar iš Šiaulių sugrįžęs dabar vienas iš geriausių draugų Karolis. Toksai, tai čia jo dėka, aš kaip supratau, ir susuko tas visas, kad mane pasikvietė. Ne tai, kad tave pasikvies, aš norėjau, bet per jį kontaktus. Nes aišku, būčiau ten dar 2 ar 3 skambučius padaręs ir tą numerį, bet kokiu atveju būčiau gavęs, bet per jį greičiausiai jį gavau. Ir tavo kaip sportininko, kaip trenerio akim, kas daugiau lemia, ypač, pavyzdžiui, kai vėlai pradedi sportuoti, tarkim C klasė, pati, ar treneris, ar pats raideris. Nes aš tai turiu atsakymą vienareikšmį praktiškai. Oi, tai čia tik važiuotojas. Tik važiuotojas, nes aš irgi sakau. Ne, tai čia, žinokit, čia jau per tu gauni jau pastatytą namą, labai paprasta, ne, o tu vaikas, tai tu jį gali lipdyti, ne, ten daryti ten visokius dalykus. Tai čia, žinokit, ir ne tik, ir tas žmogus jis irgi gali norėti, bet tiesiog jis jau susidėjęs tokį gyvenimą ir jam genetika, ten visai kitas gyvenimiškas problemas. Tai čia, aišku, tas treneris jis gali padėti išvengti kai kurių dalykų, ne, nežinau, traumas, pirmas dalykas, ką galima išvengti. Aš kaip treneris, sakykime, tai mano, kada treniruoju, mano pirmenybė visą laiką yra traumų prevencija. Pats pirmas dalykas. Ir per savo karjerą aš turėjau tik tais vieną įvykį, kad mano važiuotojas susilaužė ranką, ten nes vienas nugriuvo priekį, kitas užkliuvo. Tai taip pas mane, sakykime, ta yra pirmenybė. Tai tam saugusim, ten, galų gali, jo gal ir ten nepadarysi to čempionų kažkokį tai, bet tu jam gali padėti, neprisidirbti ir tiesiog ten ištaisyti kažkokias pagrindinės jo klaidas, tai kas liečia tą suaugusį. Nes šiaip įdomus dalykas, mūsų sporte traumų prevencija gali biški plačiau šiek tiek, kaip, ką tu akcentuoji, ką tu darai, ar tai ateina iš technikos, ar tai ateina iš to, kaip čia pasakyti, labai aiškiai žmogui galvoj sudėlioji, kad jausk savo ribą ir pats spręs, ar jie peržengti ar ne, traumų prevencija, nes mūsų sportas bent jau mano akim labai dažnai būna taip ne if, o when. Tu čia citatą visiškai, jo. Jo, tai gal plačiau gali pasakyti, kaip tu savo raideriam tą traumas prevenciją, ką tu akcentuoji. Šiaip įdomu man pačiam. Aš įsiplėsiu gan plačiai, tai... Varyk. Jo, varysiu, gerai. Dar jeigu bus klausimų klaus, tai iš tikrųjų, aišku, būtų lengviau kažkaip pabraižyti, nežinau, gal kad ten kokią skaidrą galėsite mes, aš ten galėsiu greitai mes kažką tai. Iš tikrųjų, tai yra, visų pirma, aš turiu tokį terminą pats sugalvojęs, aš nežinau, kiek jis yra teisingas, kiek neteisingas, tai važiavimo dinamika tokia, ne? Tai ką aš noriu tuo pasakyti, važiavimo dinamika yra, kaip tu tiksliai ir tolygiai moki važiuoti trasoje. Ne, kad nedarytum mikro klaidų. Tiksliai ir tolygiai. Taip, mikro klaidos priveda prie didesnių klaidų, kurios priveda prie griuvimų priveda prie traumų. Ne, tai labai paprastai. Čia visiškai turiu tokį pavyzdį.
Aš tik nepamačiau, gaila, labai nepamačiau numerį, Šiauliuose, nežinau, pirmas varžybas šis metas atvažiavau pažiūrėti, ši Lietuvos taurė buvo. Taurė jo buvo. Jo, tai C klasėje važiuotojas vienas, jeigu, tikrai sportininkai, čia dauguma sportininkų žinosite, pakašneku, tas pats didžiausias tramplinas, palei žiūrovus, žino tą sekciją tikrai. Ir situacija tokia, vienas važiuotojas prieš tą trampliną padarė mažą klaidą, jis tada tą didelį trampliną šoko, bet šiek tiek jau nepatogiai ir sekantį mažiuką įsigriuvo. Tai, labai paprasta, ne? Tai viena maža klaida padaro didelę grandininę reakciją, kuri priveda prie kažkokio, tai, sakykime, dar didesnės klaidos. Nes tas važiavimas irgi yra, sakykime, kada tu esi toj, pamiršau lietuvišką terminą flow state, ne? Tai kai tu esi šitoj būsenoje, o motokrojus, sakykime, su motociklais važiuojant, ta būsena yra vienas iš lengviausių būdų pasiekti. Ne? Tai, nežinau, bėgikai, ten, sakykime, plaukikai irgi gali tą dalyką pasiekti, bet su motociklu, nes yra antiek sudėtinga, kad tu neturi laiko pagalvoti ten apie šeimyninius savo dalykus važiuodamas su motociklu. Nes čia yra tunelinis mąstymas, čia ir dabar. Jo, fokus. Jo, visiškai. Tai, sakykime, tas važiuotojas, aš tikiu, kad ir buvo taip, jis padarė tą mažą klaidą, iškrito į savo ritmo ir pradėjo, kas čia dabar bus, padariau čia klaidą, dabar reikia sugrįžti trasą ir nebebuvo to tunelinio mąstymo ir kas privedė prie to griuvimo. Ir ta važiavimo dinamika, aišku, ten irgi gali plėstis, bet kad būtų paprasčiau ir kitiem, kurios mokino, 3 pagrindiniai dalykai. Ne? Tai yra, jeigu įsivaizduokit piramidę ir vienas, sakytų, yra jie priklausomi dalykai. Tai teisingas kvėpavimas, pirmas dalykas, antras, teisingas mąstymas trasoje ir jeigu piramidę sudėkim, žiūrėjimas į tolį. 3 pagrindiniai baziniai dalykai. Kažkodėl, nežinau, per kiek, sakykime, aš patsai irgi turėjęs trenerių, visokių, įvairiausių, bet dar prieš mane aš nesu girdėjęs, kad kažkas būtų sudėjęs į sistemą būtent šitą, sakykime, šitos terminus arba šitą metodologiją. Dabar įsiplečiant. Teisingas kvėpavimas. Mes važiuojam su motociklu, ką mes dažniausiai darom. Man tai važiuoja su motociklu. Šiemet labai mažai, bet šiaip važiuoju. Sakykime, važiuoju. Jo. 90% aš galiu garantuoti, tu privažiuoji prie sudėtingos trasos sekcijos, bangos kažkokias, kažkas tai, ką tu darai? Užlaikai kvapą. Galimai, kad jo. Jo. Ir dar vienas dalykas, 90% važiuotojų nežino, kad jie užlaiko kvapą, nes visiškai tas dėmesys yra tik įvažiavimo. Paimkim bet kokį bėgiką, plaukiką paimkim. Ne? Tai jeigu jis nemokos teisingai, jis nepaplauks, neįmanoma. Ne? Bėgikas, dviračiai, nesvarbu, bet kokį sportą paimkim. Ne? Triatlonas, vienas iš geriausių pavyzdžių, kur tu turi, biatlonas, atsiprašau, kur tu turi šaudyti. Taip, kur turi užlaikyti. Jo, ir kaip tik susitvarkyti su kvapavimą. Tai tai čia, sakykime, o pas mumis, aš nesu girdėjęs nei vieno trenerio, kas pas mumis propaguotų kvėpavimą teisingai. Kaip reikia teisingai kvėpuoti. Galų gale, kad mes kaip sportininkai galim treniruoti diafragminius kvėpavimus, daryti kvėpavimo pratimus visokius. Tai, sakykime, tas pirmas dalykas. Reikia išmokti teisingai kvėpuoti trasoje važiuojant. Aš tai žinai, aš dabar, kol tu pasakai, aš kelias įsivaizdavau irgi sekcijas. Man tas kvėpavimas atsiranda iš to, kad kai aš privažiuoju elemento, kuris man yra, toks 50-50, aš įsitempiu prieš jį imdamas ir tas mano įsitempimas automatiškai sustabdo ir mano kvėpavimą. Aš atsipalaiduoju, kaip tik dantim įsikandu į tavo Kaip reikia man tai atsipalaiduoti? Kaip reikia atsipalaiduoti? Ką žinau, ten iš lengvos. Atsiprašau, pertrauksiu. Jeigu tu važiuodamas tą vietą, kadangi, čia yra pasamoningas tas reakcija tokia, pasamoninga reakcija, refleksas galų gale, kad tu važiuoji, įsitempia, nes tai vietoj tu turėsi daug jėgų atiduoti, tu užlaikai kvėpavimą. Jeigu tu jauti, kad tu tą darai, kitą ratą važiuodamas, tu save bet čia turi prisiversti. Pačiai yra tas treniruotis. Ir pagalvoti, aišku. Jo, prisiversk save, dabar aš neužlaikysiu, bet tolygiai kvėpuosiu visą laiką. Tu atsipalaiduosi iš karto. Nes tavo kūnas, ką jis daro, jis tada yra kitoj stadijoje. O jeigu tu užlaikai šitą, jo refleksas yra, ką daryti? Įsitempti. Tai tas teisingas kvėpavimas trasoje. Ir yra, jeigu tu teisingai kvėpuoji trasoje, tai čia apie susikaupimą, ten apie tą ritmo pagavimą, čia viena tema, bet tiesiog čia yra antiek fiziologinis dalykas,
tu savo kūną sportuodamas aprūpini deguonim. Pirmas dalykas ir čia vienas iš svarbiausių. Jeigu tu teisingai nekvepuoji, patys sunkiausias sportą, nežinau, važiuodamas motociklą, motokrosą, ne, jeigu tu teisingai nekvepuoji, tu savo kūno neaprūpini deguonim. Labai paprasta. Tai čia vienas bazinis dalykas, aš jau ten neėmiau ten tų visų kitų peripetijų, ten to važimo, trajektorijų, ten susiradimo, to mąstymo trasoj. Ko pasakoja, ne, kaip sakau, pirmas dalykas kvepavimas. Neteisingai kvepuoja, reiškia, tu tą piramidę neteisingai mąstysi trasoj. Tiek tavo rūmenim, tiek tavo smegenim reikia deguonies. Kada kažką intensyvaus darai, tavo kūnas visų pirma iš kur deguonį nuima. Smegenų, nes tavo rūmenim reikia labai daug šitų deguonies, atsiprašau. Tai tas ir yra, ne? Jeigu tu teisingai nekvepuoji, neaprūpini savo kūną deguonim, iš smegenų deguonis išeina, mūsų mąstymas jis neteisingai yra sakyti, kad tu nebemastai, bet yra išjungiamas tam tikros mąstymo funkcijos. Vienas iš pavyzdžių, bet čia yra genetika, baimė. Yra tokių važiuotojų grupė, kurie, yra toks posakis velnio akis, ne, kur, viskas. Tiesiog, žinai, tu susistabdai jį po važiavimo, žinai, tu jam gali kažką tai sakyti, jis matai, ta prasme, kad visiškai jokios reakcijos, nes velnio akis dar yra pas jį vestas, ne, tai tas bėk arba kovoktas režimas yra antiek stiprus, kad, sakykime, atsijungia tam tikros funkcijos, ne, smegenų, tai ten, baimės jutimas, kažkoks loginis mąstymas, ten, žinai, ten tokie tam tikri dalykai. Ir galų gale, kai tu teisingai mastai, tu gali save treniruoti, rasuoji teisingai mąstyti. Na, aš kitiems sakau, netgi kartais pats geriausias dalykas mokintis teisingai mąstyti, motokrose važiuoti kartinguose. Geras. Nes tu nuėmė visiškai aišku, ten irgi kažkiek yra to sakykime, bet palyginus, ten 90% savo to, sakykime, to fizinio krūvio, tu nuėmė, tu gali susikaupti tada, ne, kaip ten, sakykime, tą kartą ant tiek tobulai išvesti visur ir ieškoti ten tų centimetrų trasoje. Lygiai tas pats ir čia, ne, ypač tam aukščiausiam lygiai. Važiuotojai aukščiausiam lygiai, mes jau, sakykime, tie visi motociklai yra geri šiais laikais. Na, aišku, jeigu ten blogai pasidarysis, gal ir netitiks trasos, bet čia jau atskira tema. Esmė yra tokia. Mes jau ieškom limitų, iki kiek ten, pavyzdžiui, gali padangos mūsų atlaikyti, ne? Mes jau važiuojam ten, šiek tiek greičiau ir slys ratai važiuojantį posūkį, ne? Taip pat čia tas ir yra. Jeigu tu teisingą mąstymą tą turi ir sugebi trasoj, kiekvieną ratą ieškoti po centimetrą. Biški čia, ne? Kažką suklydai ir jeigu tu iš karto išmoksti analizuoti savo klaidą ir sekantą ratą jau jo nebedaryti tos klaidos. Tai čia yra teisingas mąstymas. O tikrai ir pats esi matęs. Tas pats važiuotojas tam pačiam posūkį visą važiavimą kažkokią nesąmonę daro. Ir tu sustoji ir jam sakai, ką tu darai? Aš nežinau. Nes jis iš tikrųjų nežino, nes jo yra ten jau tas mintis, jos yra jau nužudytos. Viskas, mąstymas nėra. Aš sugrįšiu į vieną vietą, palyginimą kartingo ir motokroso. Aš mažis labai mėgsta kartingus, mes kartais nuvarom irgi su kartingu palenktyniauti ir kol būdavo mažiukas ir ta galva visos pusės šitaip. Rezultato nesiekdom, bet dabar, kai atvažiuojam, jau dažniausiai norim gerinti ir ten žiūrėm, kelinti esam šį mėnesį, šią savaitę, overall. Ir aš pasakysiu vieną dalyką, kartingė šuolių nėra. Nėra. Man, pavyzdžiui, vis tiek atrodo, kad tramplinas šuolis elementas, ypač jeigu ten kažkokios bangos, kur reikia šiek tiek techniškiau susišokinėti, man tai yra, didžiausias dalykas. Aš šuolių overthinkinu, aš nuoširdžiai galiu prisipažinti, aš bijau. Bet čia esmė netgi, čia dabar mes paimam dvi sporto šakas, jų nesulyginsi, neįmanoma sulyginti. Paimkim, kad ir, nežinau, cross country ir motocrossą. Nesulyginsi tų dalykų, ten yra atskiras dvi temas ir taip toliau, ir taip toliau. Esmė tame mes, kaip aš minėjau prieš tai, aš, sakykime, pasigestu to, kad niekas nemokina to dalyko, kaip tu turi mąstyti trasoje. Niekas nemokina to dalyko, ne? Kaip tu turi mąstyti trasoje. Ir, sakykime, aš tiek pat kaltas esu, aš anksčiau, kai važiuodavau, tai tiesiog sėdant to moco, ne, ten, ir tu bandai išgyventi ant jo.
Bet dabar, sakykime, kai aš jau atsikračiau, ten padariau ten ant to sporto tą didelę pertrauką, vis tiek, kada vadinu, tas 216, tos minėtos traumas, vis tiek tu galvoji apie tą sportą. Toks buvo, atsimenu, momentas, kad turi daug laiko apgalvoti. Kodėl? Kas galėtų būti geriau? Ir kai tu nesi apkrautas dar to sporto, tada tu gali taip iš šono, biškai atsitraukti ir, kaip sakyti, iš trečio asmens, retrospektyviai išanalizuoti save, sakykime, ir pasižiūrėti. Tai va, ką dabar aš, pavyzdžiui, aš dabar važiuoju trasoj, aš save mokinu mąstyti. Aš labai norėčiau, kad kažkas man būtų 15, čia vaiko nepaaiškins, čia biškai sudėtingai yra, ne? Bet nežinau, 13-14 metų, jeigu aš būčiau buvęs, aš labai norėčiau, kad kažkas man tą būtų išaiškinęs. Tu važiuok ir mąstyk trasoj, ne? Ir tu išmok tą daryti. Dar sugrįšiu biškai prie to. Ir tas trečias, paskutinis dalykas, žiūrėjimas į tolį. Ne? Tai čia toks jau irgi. Šitą jau žinom. Jo, tą žinom. Tas jau yra aiškinama. Jo. Bet ir esmė tame... Nežiūrėk po sparneliu. Taip. Bet čia esmė yra tokia, dabar tie 3 pagrindiniai dalykai. Jeigu juos tu sidedi, jie vienas nuo kito priklauso. Jeigu tu ten teisingai nemastai, negalvoji, žiūri po priekiniu ratu, nematai trasos griūnį. Nepaprasta viskas. Žiūri į tolį, kvapuoji teisingai, nemoki mąstyti trasoj, tu darysi tas pačias klaidas, tu nesimokinsi. Nežinau, mastai trasoj, žiūri toli, neteisingai kvapuoji, tu labai greit pavargsi, neišpildysi ten tų elementų. Čia tie dalykai vienas nuo kito labai priklauso. Ir tas mąstymas, sakykime, tas kvepavimas, šiaip, sakykime, aš labai rekomenduoju važiuotojams, kurie ten, nežinau, važiuoja, treniruojatės, pabandykit, skirkit vieną treniruotę žemesniai širdies ritmo zonoj, teisingai visą laiką išmokti tą diafragminį kvepavimą. Aišku, aš dabar nemokinsiu, čia peripetijos yra, ten irgi visokie niuansai yra, bet tiesiog teisingai kvepuoti visą laiką važiuojant ir bandyti visą laiką galvoti. Tiesiog šiek tiek žemesnių ritmų važiuoti, lėčiau. Labai paprastai, lėčiau, bet teisingai visą laiką kvepuoti ir mąstyti trasoj. Ir tas mąstymas yra, irgi nereikia mąstyti, kokią švarškę šiandien turėsiu, ne? Bet esmė tokia, šiek tiek reikia pravažiuoti greičiau posūkį, kaip aš tą galėčiau padaryti. Ir ieškoti tų mažų teisingų sprendimų. Ne? Tai nežinau, ten kokį pavyzdį aš galėčiau duoti iš lietuvių važiuotojų Marius Adomaitis. Aš turbūt neklysiu sakydamas, jis vieną turi aukščiausią važiavimą IQ. Tokia, nepasakysiu. Jisai visur renkasi trasą, mato, daro pokyčius, trasuoja visą laiką. Jisai stebi, mato, žino visą laiką, kaip ten reikia važiuoti. Kaip įkinta, kaip prisitaikyti, ten važiavimo technika būna ir jam, aišku, nepasiseka. Irgi, sakykime, jis mano toks buvęs auklėtinis, irgi karts nuo karto pašnekam, sako, tas varžybas. Aš išvažiavau, aš visiškai nemačiau, pat žinau, klaidas darau ir nesigavo. Čia vėl ten kita tema. Ir ten kitą pavyzdį, nežinau, ten, sakykime, Domantai nepyk, bet tu važiuoji kaip užsuktas arkliukas, tokia, žinot, žaislą užsukia ir jisai visą laiką vienoje vietoje važiuoja. Domantas nekeis gyvenime trajektorijų trasoj. Jis yra kaip asiliukas, jis atvažiavo, jis stiprus kaip arklys, pravažiuos kosminiu greičiu tą vieną vietą, bet jis nepastebės kartais, kad tu gali biški čia ramiau, geriau padaryti, ir tu ten, žinai, pravažiuosi žymiai tvarkingiau. Tai čia tokie 2 pavyzdžiai yra ir tas teisingas mąstymas tau, ypač šitam sportui, ypač aukščiausiam lygiai. Kaip minėjau prieš tai, jau tie motociklai yra panašus lygus, jau kada prasideda tas toks pats aukščiausias lygis, kad tu turi kiekvieną centimetrą trasoje ieškoti, jeigu tu teisingai nemėstysi trasoje, tai tu pamiršk, tu niekad nepasieksi ten to aukštesnio savo greičio ir lygio ir panašiai. Okay. Sounds good. Tai good. Atrodo elementarūs dalykai, būtent. Bet juos išpildyti, nes vėlgi aš sakau, aš save net aš F važiuoti, žinai, ten tas, kur moku užkurti motociklą. Ir ne tik su starteriu. Tai, bet jo, tas man, pavyzdžiui, labai patinka visą laiką, kai man, žinai, Lauris, treneris irgi paaiškindavo, man patinka po to galvojant, ką jis man pasakė, kaip tu sakai, pakartot. Kodėl nesigauna, vėlgi, manau, kad per mažai laiko ant motociklo, vis tiek, kaip tu sakai, įgūdžiai, jo, tu pirmiausia turi mokėti važiuoti. Taip, čia. Nes aš nesakysiu kas ir kur, bet kažkada ten
irgi treniruotės metu, ten tos vadinamosios, aš angliškai vadinu rolleriai, Lietuvoje sako, kaip ten nešokamos bangos, Ilgos bangos. Taip, ne. Jo, ir ten buvo mokino, kad reikia per jas praeit, biški pakėlus, žinai, priekinį ratą, bum, su galiniu priemant. Ir kažkaip kažkas papeliavo iš mokinių ir sako, tu moki važiuoti bent jau normaliai ant vieno rato, jo, žinai, ir tada, tai iš gazo, iš akceleracijos, kur biški pradeda kilt, tai nėra važiavimas ant galinio rato, mano akim turi žinai, pasikelt ir tada kontroliuodamas gazą ir važiuoti tiek, kiek tu nori, o ne kiek mocas tempia, tai ką noriu pasakyti, aš, pavyzdžiui, ant vienkės jaučiu net nepavažiuočiau, tai kas reiškia, kad, reikia pradžiai tą bazę, žinai, susistatyti. Aš sutinku, jo, bet man tai įdomus dalykas, žinok, ant vieno rato nereikia mokėti važiuoti, norint greitai važiuoti trasoje. Irgi manau, kad yra toks, aš suprantu tavo mintį, tu turi įgūdžius pirmą turėti, tai čia gal šitaip reikėtų pasakyti. Tu kartais ten tų centimetrų ten nereikia trasoje ieškoti, nes tu tiesiog dar įgūdžių neturėtų, net pas tave dar nėra susirišę neuroniniai ryšiai, taip sakant, smegenyse, kad tu turėtum automatinį judesį. Tai čia irgi paminint automatinį judesį, tavo atvažiavimo dinamika, mes šnekam literatūrą gražu praktiką, bet tas ir yra dalykas. Jeigu mes atliekam praktiką, jeigu mes išmokstam save, išmokstam teisingai mąstyti trasoj, kai tai jau patampa automatiniu judesiu, valio, viskas, tada mes jau esam, ten, sakykime, jau pasiekę tą lygį. Tai dėl to ir sakau, prašau, maldauju aš jūsų važiuotojai, kad neturėtume traumų, darykit šitą dalyką. Čia vienas traumų prevencija, mes prieš tai minėjome. Mano nuomonė, bet čia mano nuomonė, čia nepatikrinta faktais, jokiais nieko, čia yra pats pirmas dalykas traumų prevencijai. Ne kažkoks ten greitas motociklas, ne amortizacija, aišku, visi tie dalykai irgi sudaro kažkiek tai, net ten saugi trasa, taip toliau. Aš pats, kiek esu tokių traumų turėjęs, kur tu tiesiog nemastai trasoje. Ir tom savo velnio akim, tu matai pavojų, bet tu tiesiog nebereaguoji. Nes tu save nesi įsitreniravęs reaguoti tą dalyką. Tai sportas sudėtingas labai. Aš manau, kad čia yra pats sudėtingiausias sportas apskritai. Ir mes nesimokinam, nežinau, kaip bėgikai bazės tos, vadinamas, nežinau, kas čia turėtų būti, ant tiek elementarių, ant tiek kiekvienam kišama nuo pat pradžių. Čia plaukimas, žinau, geras pavyzdys. Aš galiu pavyzdį duoti, nes mažys, kaip tik pradėjo eiti į baseiną, labai norėjo, 6 metai pradėjo eiti į baseiną, aišku, plauk dar nemoka, bet aš stebėjau, kaip jau tos paaugusius. Tai aš pažiūrėjau, kaip tie paaugę šiek tiek daro pratimus, aš galiu pasakyti nuoširdžiai, mes retas, kuris mokam plaukti. Ten tas, kad varai galva panyrus ir tada kažkaip sukeldamas rankas kvepuoji įkvėpi po ranka pakeltą ir tada vėl galva panyra ir tas toks judesys. Irgi bazinė technika, atrodo, įkvėpti. Čia labai lengviausias turbūt pavyzdys plaukime parodyti, kad kvepavimas yra žiauriai svarbus ir tą turi daryti. Tai čia bet kokiam kitam sportui, ten, sakykime, ten paimkim ten tūkstančius tų sportų, tie dalykai yra propaguojami nuo pat pradžių, kad mes turim žmogaus, čia antiek, toks, žinai, tas pirmas laiptas yra, kad čia tiesiog tavo žmogaus fiziologija, kaip jinai turi veikti sporto metu. O mes, žinai, mes sėdam ant moco, duo gazą. Ten kalk vipą, žinai, čia greičiau posūkį pravažiuoja. Toks įgaunasi, suprantat, mes iš esmės toks posūkis yra, perlipam 100 eurų, kad pasimtume vieną monetą eurų, žinai, ant žemės. O tas 100 eurų yra ta pati tavo bazė, kurią tu turi turėti labai, labai plačiai ir stipriai, ne? Ant tos, jeigu tu ten, sakykime, turėsi gerą ištvermę, ten jėgą turėsi, tą važiavimą IQ, ten sugebėsi trasoje mąstyti, važiavimo dinamiką gerą turėti, tu turėsi gerą bazę, platų padą, ant kurio galėsi statyti aukštą viršūnę. Tai čia tiesiog. O mes, suprantat, irgi kiek iš patirties sakau, ateinam, žinai, dabar greitai važiuosim. Aš kaip tik, žinokit, aš labai nemėgstu greitai važiuoti treniruoti. Man čia vienas nemėgstamiausių dalykų yra. Man patinka, tu žiūrėk, aš tau duodu įrankius,
tu turėk ten labai didelį platų įrankių bagažą ir tu su tais įrankiais tu pats susirasi, nu, kaip tu ten tą greitį pasidarysi. Nes tas greitis irgi yra, nu, ten, jis tada jau ten labai keičiasi, net gal jis ten geriau pravažiuos bangas vidinio, o tu ten išorinių, žinai. Bet jeigu tu žinosi kaip ir vidinio, kaip ir išorinio pravažiuoti, žinosi kaip padaryti taisyklingai, nenualinant savo kūną, teisingai mąstant, tu tada anksčiau ir vėliau tu išmoksi ir tu nebeturėsi tų lubų. O dabar, suprantat, mes labai dažnai treniruodami, mes atsimušame tas lubas ir tada, kai bandom, žinai, per tas lubas prasimušti, tada dažniausiai ir, nu, traumas tada būna. Okay. Tu kalbi taip, kad tauriai grįžt, aš matau. tai aš nieko nepabėgė, žinokit, aš... Tai tada užduosiu tokį klausimą, jeigu ateitų... nežinau, raideris, tėvas, mama ir sakytų, žiūrėk, Vituk, mes norim su tavim dirbt ir ženg kitą žingsnį, tu sakytum okei, ar tu sakytum aš still biški retired ir gal ne, bet jeigu ateitų, sakytum, mes žiauriai labai norim, Taip, suprantu. Imk mus, Taip. ką sakytum? Oi, tai čia ne taip lengva, nu čia gyvenimas, supranta, čia, žinai, čia per komiksus taip pyksta, žinai. Darom, gerai, darom. Nu čia aš tikrai nesakyčiau taip, nu čia reikia pirmą pasimatuoti, pasižiūrėti ir taip toliau. Bet niekada nesakai ir ne. Ne, tai aš niekada nesakau ne. Nu čia, žinot, čia gyvenimas, čia tiesiog yra visai ten kiti reikalai. Ir nu, bet irgi kartais mes turim save įsivertinti. Ne, mes ir kartais, mes prašaunam, nu, kartais, nu, ne mum tas yra dalykas. Nu, žmogus toks yra, ne, tai čia toksai, šiaip gyvenimo filosofija. Dabar šiais laikais mes labai mažai, nu, kritikuojam, labai mažai sakom, kad tu ten, nu, tu netinki čia. Ne, žinai, ir toks, kartais, nu, ta kritika, jinai sveika yra kritika, reikia išgirsti. Gal, nu, tikrai tau, nu, tu važiuoksi to motociklu, bet tu nesitikė, kad tu pasieksi kažko aukštai. Nu, yra tam tikrai dalykai, kurie neleis tau to padaryti. Ir čia yra viskas gerai, bet tu kitoje vietoje gali būti žymiai greičiausias. Ir jeigu tavo kartais geras treneris nebus tas, kuris tave tampys už ūsio, bet jis savo konkrečiai tave pasisodins ir sakys, žiūrėkit, čia yra blogai, to nedaryk. No. Tai tas žmogus, suprantat, gal ir kartipiliulė, bet jis gal suras kitą dalyką, kurių jis iš tikrųjų ten atsiskleis. Nu tai va, tai čia atsakant, iš dalies atsakiau šitą klausimą irgi, ne, kad, nu, aš nebesu toks naivus, kad dabar mes būsim pasaulio čempioną. Nu, čia labai daug yra puzlės detalių ir tu turi, visų pirma, tu turi tą puzlę bent pusę sudėti, gal tada kažką tai sakyti, ar ten tų detalių užteks tau visą tą puzlę išpildyti. Iki kelių metų reikia sudėlioti pusę puzlės, kad matyt, čia nepasakys amžius. Ne, nu tai žinoma, 30 metų atėjęs, tai žinot, yra tų pavyzdžių tikrai, nu ten, sakykime, yra ir vyresnių, ir jaunesnių, ten, aš manau, žinot, ten kartais yra ir tokių pavyzdžių, kur ten, sakykime, tu kaip tik gal per jaunas pradėjai ir tu išdėgiau to sportui, gal tu būtum ten buvęs ten topas, bet tu tiesiog per anksti pradėjai ir tu išdėgiai, tu sudėgiai ir tu tiesiog dėl to ir tu, žinai, nebetapai ten. Matei gal tą podcastą su Febre, kur buvo dabar tas Gypsy Tales? Ne, nemačiau. Jo, nu tai irgi vienas iš tų tokių pavyzdžių. Jis iš Supermoto. Taip. Aš nemačiau, bet aš žinau jo istoriją. Jo, tai jis irgi buvo, kaip sakyti, jaunas kažkiek važiavo, tada buvo padaręs pertrauką, tada važiavo Supermoto ir tada grįžo ir sėkmingai jo grįžo, pavadinkime. Čia ne taip, kad sėkmingai, čia fenomenas čia yra, kad nes tokiu atveju tai čia vienetai yra, ne? Dažniausiai tas mūsų sportas yra, kad nuo mažumės ir tada ten auga. Realiai, kaip sakyt, nuo 4-5 turi pradėti. Tai va šitoj vietoj aš dabar grįžtu vėl į pradžią. Nes kai pas mane ateina irgi raideris, kuris ypač su ilga istorija ir su daug istorijos, tas pas mane, kaip pavadinkim, tą tokia struktūra yra jau susidarius, tai va dabar su tuo, kad pradedam nuo 5 metų ir grįžtam į tą pirminę struktūrą, tai mano klausimas irgi būtų toks, kokį dažniausiai klausiu, tai nuo ko viskas prasidėjo. Vėlgi, ar tavo šeima, tėtis, mama, brolis vyresnis, nežinau, ar turi ar ne, kas tave atvedė į tą sportą ir kas
pas tave šeimoje pamatė tą sportą, o galbūt tu buvai toks irgi variantas kaip Eimantas, va, kur kalbinom Eimantą Čepulį, kur sako, jis pats tiesiog tėvukus ten užtampė, kad aš noriu, žinai. Ir tai kokia tavo buvo pradžia? Bet tai paprastai, tėtis mėgo tą sportą, jis pats irgi prieš tai nebuvo sportavęs, ten tos patirties neturėjo visiškai, jis tiesiog mėgo, nežinau. Žiūrėdavo varžybas ir karts nuo karto pavažiuodavo. Jo, ten būdavo aplinkui, ten keli draugai pažįstami, ten, aišku, tie laikai, tada aš pradėjau 2000-aisiais. Aš 99-ais, atsimenu, tėtis parvežė pirmą motocikliuką, bet ten po gatvę, žinai, ten pasivažinėjom porą sykių. Bet toks jau, kad jau dalyvavom sezoną, tai ten 2000-aisiais, tai tie laikai, žinau, ten tokie kitokie truputėlį buvo. Aš dabar mėginu atskaičiuoti, tau 35, 99, tai tau buvo 9. 9. Jo, aš 9, nu taip 10 metų, galim sakyti, pradėjau, nu, sakykime. Saliginai irgi vyresnis. Saliginai. Nu tai, bet nežinau, žinokit, mano nuomonė 50-65 klasės, tai turėtų būti ten vaikų pasimėgavimo kampas. O 8-5 tada jau gali atrinkti, nežiūrėt, ten turi talentą, ar neturi, ar turi ten pasiryžimą, ar ten tos įrankius, su kuriais gali statyti. Nu, bet čia sekantį temą. Nu. Nežinau, aš nesakyčiau, kad čia vėlai ar anksti, tiesiog, nu, vat, aš apie 10, mano tėtis mėgo, tai vat, nupirko tą motocikliuką, kažkaip dabar pradėjom ten. Vienas varžybos pamatė, kad sekasi man gerai, turi talentą ten. Iš karto krosinį nupirko, ne kažkokį ten mopeduką po tai ten nebūdavo, ten tų mopedukų, dabar išeini į kiemą 50 elektrinių ir kinietiškų ir visokiausių, žinau, tai ten dabar nu, tai nebūdavo, tik ten būdavo tik krosinis ir viskas. O kas ten mopedai, nu, gal ten rusiški delta kokie, žinai. Ten nebūdavo plataus jokio pasirinkimo, tokie, žinai. Ten, kiek praėjo laiko nuo to, kai tu pamatei tą daiktą namie ir kai į pirmas varžybas atvažiavai? Metai, man rods. Apie metai. Tai žodžiu, šiek tiek pasivažinėdavo į kiemą, tada į kažkokią trasą nuvažiavai. Buvo taip, atsimenu, kad mes, tėtis, aišku, ten, nes čia vėl ten toks amžius, kur čia tiesiog yra tėtis, ne, čia vaiką tai ten pamiršta, ten yra kiek tėtis iniciatyvos, tiek ir bus ten. Nu tai va, tai jisai ten pavažinėjom vietoj, ten po pivelės tokia šalia, nu ir jis kažkaip sako, gal nori varžybas važiuoti. Nu, žinot, ką aš ten liulė, žinai, kropštai 10 metų. Gerai. Ir tiek. Ir tai va, ten tas pirmas varžybėlės. Kažkaip pirmą sezoną, aš tiksliai jau, žinot, jau ten daug metų reikia ten nuotraukom gal žiūrėti, atsiminti, kad pirmi metai, tai mes ten kai kurias važiavam, kai kurias nevažiavam, lytis, ar ten nuo vasaros vidurio tik pradėjom važiuoti. Bet jau atsimenu tiksliai 2000-aisiais, kad jau tokį va pilną sezoną, pirmas toks pilnas sezonas mano buvo. Ir čia šiam penktukai. Jo, šiam penktukas, tai ir pirmas varžybas aš buvau prieš paskutinius, tai ir, sakau, ten buvo, ne paskutinis, žinai, o aš, jeigu neklystu, 3 ar 4 varžybos aš jau 3 buvau. Okay. Nu, tai turbūt, žinai, tėtis kažkaip gal ir pamatė, žinai, kad tas toks, yra, tas progresas, stimulas kažkoks, žinai, gal kažkokia aš ten tą talentą turiu. Nu, tai jis kažkaip ir investavo savo tą visą laiką, energiją ir tėtis ir sūnus ir pradėjom varyti mes. Iš šiauliečiai esame. Ir mes kaip ir kalbėjom irgi dabar tėvuko kaip ir verslą perėmės, ką jūs daro čia dienai, jeigu... Lankstana, miltelinis dažymas. Perėmės, čia toks perėmės, neperėmės, nežinau, kad čia teisingas žodis. Tiesiog tėtis sukūrė verslą, aš dabar irgi dirbu, padedu, nežinau, tokie reikalai. Jo, irgi, žodžiu, šiek tiek prie technikos vis tiek. Jo, technologija, ten, nežinau, ten aparatai, technologija, raktai, tepalai. Visi reikalai ne naujiena buvo. Ne. Ir kai pradėjai važiuoti, kaip ir sakai, pastebėjo tavo talentą ir viską, tu su 65-uku buvai nors kartą Lietuvos čempionas. Jo. Buvai? Aš buvau... Man rodos, aš buvau tik vieną sykį, nes buvo rankos lūžis, atsimenu. Tai va, tas pirmas sezonas rimtesnis, kur buvo 2000-aisiais, aš dabar atsimenu tiksliai. Tai tada buvau antras, paskui sekantį sezoną irgi buvau antras ir tada trečią, ten be jokių traumų, kad jau aš laimėjau tas varžybas. Supratau, tai 3 sezonus praleidai šiam penktukais, jaučiu tapai čempionu ir tada jau lipai ant 85. Taip. Ir čia įtariu jau prasidėjo rimtesni dalykai.
Nu jo, tai tas jo, nu šiandien, nu jo, 85 ten tada jau, nu jau ir 65 klasė mes jau ten pradėjome Milatės važinėti, ten kažkur toliau, ten, o 85 jo, tai jau ten Vokietijos, ten varžybos jau ten važiavom, ten jau, kaip sakyt, stengiamės visur, kur rimčiau, ne, kur ten, nu, stengiamės, nu, tėtis stengiasi vežti mane, kur įmanoma aukštesnis lygis yra. Nice. Aš kiek pamenu, bent jau mes nu, tu jaunesnis, aš dar labiau pensijai, bet aš prisimenu Vytauto Bučo laikus ir aš prisimenu iš to, kad irgi, tuo metu irgi daugiau sekdavau, keli draugai dar tuo metu aktyviai sportuodavo ir irgi, vadinkim, nu, važiuodavo Lietuvos čempionate pakankamai profesionaliai ir greitai. Ir aš atsimenu, būdavo Oskaras, tu ir Nerijus Rukštela, ne? Čia jūsų toks pagrindinis būdavo trejetukas, kur kapodavo. Rukštela, žinokit, biški vėliau jisai. Jis jaunesnis už jūs. Jo, jis jaunesnis, jisai, kai mes būdom, tada Raimondas Makrovas. Toksai, tiksliai. Jo, kur, žinai, sakykim, tokie, žinai, kas prieki važiuodavo, Raimondas Makrovas būdavo toksai, paskui Radoslav Baranovskis dar irgi, bet jis taip neatsimena šio visą laiką, bet jis kažkaip vėliau liktais, nu, sakykim, jis kažkada irgi ten buvo prieki, ten toj trijūliai visoje, nu, tai va. Ir tu daugiau važiuotų ir nebūdavo, žinot, nu, tai va. Bet tavo ir Oskaro kova ten būdavo tokia epik, tai žinai, jūs ten kapodavo, ties atsimenu normaliai. Jo, su Oskaru tai tikrai yra tekę, amžinatėlis ten daug pakovoti ir jisai, Oskaras irgi šiek tiek vyresnis už mane būdavo. Ir Oskaras man visą laiką būdavo toksai, nu jis man taikinys būdavo, ne? Visą laiką aš jį žiūrėdavau, žinai, tai ir aš pirmus metus 85 klasį važiavau, tada paskutinį sezoną, pagal amžių, tai būdavo, ne? Nu tai ir man toks būdavo, aš jau žinojau, kad aš iš tos klasės išeisiu, ten kitas sezonas 85 ir mano vienintelis taikinys yra tai va Oskarė, žinai, tai ten tų kovų tikrai mes ten turėjom, atsimenu, Pakruojai, nežinau, 2003 gal metai, aš dar dabar atsimenu tą kovą su Oskaru, tai aš buvau šiek tiek greitesnis už jį, bet jis laimėjo startą ir aš visą važiavimą bandžiau jį aplenktis ir netgi atsimenu, mes ant tiek intensyviai kovodom, aš bandydavau įlenkti šonu, jis tiesioginė to žodžio prasme tiesiog pečiu įstumdavo mane iš traso, nes aš mažiu visiškai, žinai, jis pagal amžių didesnis, jis įstumdavo mane porą sykių įstumė, atsimenu, iš trasos. Ir aš patį paskutinį ratą, Oskarai atleiks, man prisipažinsiu pirmą sykį, ką aš padariau per tiek metų. Tai jisai važiavo vidinio, ne, ten buvo greitesnė šiek tiek trajektorija, aš niekaip, nu nesuradau, kaip jį galėjau aplenkti. Ir buvo mažytė proveža vidiniam, kur turi ten pasistabdyti gerai, kad tu pataikytum, kad neišvažiuotum. Jisai pradėjo stabdytis ir aš jam tiesiog su priekiniu ratu į galinį biškai struktelėjau, kad jis išvažiuotų iš provežės. Jo, tiesiog priverčiau aš jį, jo, kad jis nepataikė tą provežą, tada aš įlindau tą vidinę provežą ir taip jį aplinkiau paskutinį ratą. Tai va tokia. Bet tas varžybas aš atsimenu dar po šiai dienai, tą visą kovą, tą pyktį tokia, žinai, kur bandai aplenkti niekaip neišeina. Tai, akmenų pavalgė, ne per 20 minučių. Tų akmenų ten, jo. Iš tikrųjų įdomu būtų statistika, nežinau, kokį būdų pamatuoti, kiek motokrosininkai per gyvenimą žemę suvalgo. Tai statistiškai jaučiu būtų ten aukščiausiai vietoje. Jo, ir žemė suvalgo ir kiek melinių gauna tokių mažų, žinai, ypač kai ta krūtinės apsauga. Jo, nedengia rankų, tai ten būna rankas, kartais būna mėlynas visiškai. Tai ir ar aš gerai pamenu, kad tu MX1 klasį važiavai kada nors? Jo, važiavai, yra tekę, taip. Yra tekę važiuoti. Jo, nes aš kažkaip prisimenu iš anksčiau ir va tie tavo paskutiniai, tie dar sugrįžimai būdavo visą laikę MX2. Tu gal gali, užsirašęs čia tokį buvau klausimą, ar tu galėtum pasakyti ir šiek tiek plačiau papasakot, koks buvo tavo karjeros pikas, kada tu skaitai, kad Vytautas Bučas yra aukščiausiam pike ir gal prisimeni tą vienas varžybas ar vieną kažkokį momentą, kur jeigu reikėtų uždėti lentynoje, tai būtų aukščiausiai. Nepasakyčiau tikrai, žinau. Nepasakysi, neišskirsi. Labai sunku, žinot, ten tų varžybų yra labai daugybė, ten ir ten vienas geriau pasisekė, kitas prašiau. Čia
galų gale ten, aš nežinau, netgi gal kažkokioj treniruotėj ten man buvo, kur ten atrodo viskas taip, žinai, klikina, kad ten ką nori, tą darai, tai trasoj. Šiaip, nu, pagal metus, aš nežinau, 14, gal 2014, bet tada su Honda važiuodavau dar. Ir atsimenu toks rėmėjas, dar atsimenu, iš Danijos rėmėjas Rene, linkėjimų jam, jisai, nes MXGP klasį važiuoti kainuoja labai daug starti, nes tas, nu, jis nesvietiškai pragus ten apie 1000 eurų, tai mano laikais būdavo 1000 eurų. Dabar kaip yra, nežinau. Žodžiu, tai jisai sako, gerai, aš tave paremsiu, aš tau nupirksiu ten 4 startinius, tai ten, Švedijoje, atsimenu, Latvijoje, Suomijai, tas aplinkui, kas netoli buvo, tai aš tas varžybas suvažiuoju, tai ten, tai man tada pasisekdavo, aš ten į taškus įvažiuodavau, ten 18 būdavo toksai, tas tikslas pas mane, suprantu, toks būdavo į taškus įvažiuodavau, nu, tai buvo toksai, žinot. Tai aš nežinau, turbūt gal tada, sakykime, jeigu iš tų rezultatų tai paėmus, nu, tai va, nu, pasaulio čempionatas aukščiau niekur nebenueisi, nu, tai va. Kokia ten klasė buvo? MX1. MX1 buvo, tai 2.14. Taip, taip, nu. Okay. Nice. Ir kaip ir sakėjai, o daugkartinis Lietuvos čempionas, ten pagal klases turbūt irgi, nu, čia jau no-braineris, kad visur lipdavai į sekančią ir visur vis tiek vienais ar kitais metais būdavai. O Europos čempionate kažkokių tu važiuodavai į Europos čempionatą, ten tą regioninį, kaip ten tau sekdavos. Gal tu esi prizininku tapęs? Aš vienais metais jauniuose, MX2 jaunių Europos čempionate visai neblogai atrodžiau, bet, nu, žodžiu, aš ten porą sykį ant podiumo buvau užlipęs, bet, nu, taip atsitiko, kad... Nu, tai kad... čia toks ekvivalentas, kaip kad dabar būtų, kur būna E200 PM, E100. Jo, sakykime, taip. Bet tiesiog irgi buvo, žinai, kaip ir gerai, traumą sutrukdė ir aš tokio pas mane tą tokią karjerą, nu, aš kažkiek moku važiuoti su motociklu, bet esmė tame, kad, nu, va dabar retrospektyviai žiūrint, man tiesiog neišeidavo sulipdyti pilno to, žinai, tos pūzlės, kaip minėt, neišeidavo sudėlio tos pilnos pūzlės, kad taip pat paim kažkokį vieną, žinai, ir pabaigti ten kažkokį tai sezoną. Esu ten, nu, kas Pabaltį liečia, tai esu Pabaltį viską aš nugalėjęs. Ten Estijos čempionatą, ten čempionas tapęs ten čempionatuose, Latvijoje irgi lygiai tas pats, ten, sakykime, kas Pabaltį liečia, tai esu išpildęs tos dalykus. Kas toliau, tai sakau, ten, nu, potencialo būdavo, bet tiesiog, nu, neišeidavo man kažkaip to sezono tokį pilną padaryti, kad ten galėtum sakyti, žinai, va šitoje švietoje. Žodžiu, ne technika pavesdavo, bet kartais jo, ten traumas, nu tai ne taip, kad traumas pavesdavo, aš tą traumą pats savo pasidarydavau. Tiesiog, nu, aš ar ten, nu, kažkas būdavo, kad aš nesulipdydavau pilno to sezono. Jo. Tai vieno tokio sezono, nu, tarkim, išskyrėm 2014, važiavai MXGP, papuldavai į taškus, geras pasirodymas Europos čempionate. Beje, žiūrėjau YouTube'ai, ten mėginau irgi Vytautas Bučas surasti. Vytautas Bučas laimi ilgiausio šuolio varžybas. Ir beje, Honda šoko. Tai irgi, manau, kažkada tuo metu buvo. Bet šiaip lyrinis nukrypimas. Apie kelintą jau žmogų ruošiuos ir, pavyzdžiui, net Wikipedijoje nebūna nieko parašyta. Jeigu, tarkim, apie Latvių raiderius, ten nedaug, bet randi, reikia gal papildyti. Tik žinom, Wikipediją galim padaryti. Galim. Nes ta prasme, literaliai nėra informacijos. Vis tiek Europos čempionai ten pasaulį važiavę ir ieškai, net Wikipedijoje nėra jokios informacijos. Tai... Žinokit, man labiau patiktų, kai ir nebūtų. Tu toks nori inkognito būti. Jo, aš bandžiau, čia irgi, dabar sakykime, ten užpraeitais tais metais, ten irgi ten... Nežinau, ten motocentras, ten irgi atvažiavau, žinai, ten mes ten šiek tiek, žinai, ten biški rėmimą, ten tą, jo, mes ten darysim, suksiu aš ten podcastus, ten darysiu kažką, tai, nu, aš žinokit, aš įsisėmiau, man nepatinka man tai, aš introvertas, esu visiškai nuo pat gyvimo, man tas dėmesys, spotlightas, tie šviesoforai man čia yra, aš per save verčiuosi iš esmės, žinai, nu, ne dėl tavęs, nu, tai, aš tavęs nesatau į poziciją, bet tiesiog aš toks kaip asmuo esu, tai nu, aš nemėgstu socialinių medijų, aš naudoju vien tik kaip įrankį ir tiek, tai aš dėl to nematau problemos, kad nėra ten manęs įrašyta. Ir Instagram'e, o tu turi bent jau Instagram'ą, profilį kažkokį?
Aš Kažkoks profilą, yra, ne? kažką tai turiu. Ir buvo kažkada jokinga, atsimenu, atsiverčiu tą Instagramą ir paskui aš ten labai daug radau savo nuotraukų prikeltų, nes ten kažkaip pritaikinta. O čia žiūrėk, aš esu, žinai, net nežinojau tokių dalykų. Tai Yra, ne? Yra, ja. Geras, nice. O tada dar atvirkštinis klausimas, jeigu savo aukščiausią, žinai, piką, tai gal galėtum įvardint, gal atsimeni, ko gailies, ko nepadarėjai, galbūt kažkur kažką reikėjo daryti kitaip, galbūt tą puzlę išmokti dėlioti. Tai čia aš ir tą pasakyčiau, žinau, gal tiesiog va tokia, matot, Dar klausimas, o tu turėdavai riding, trenerius, raidinimo nebūdavo? toks vienas tokį trenerį, kurį patį pagrindinių gali vardinti, tai buvo Avolėjokas. Tai toksai, tikrai tą žmogų, tai aš dar po šiai dienai, nežinau, ten, aš norėčiau toks būtų užaugęs, aš tai pasakysiu. Tai va, tai tas žmogus man tikrai įspūdį paliko, tai man yra tekę su juo padirbti vasarą ir vieną žiemą. Tai toks, kas lygiausiai buvo, tai va, tai ir sakau, tas sportas irgi jis toks, žinot, tie laikai dar visų pirma, kai aš pradėjau, tie 2000-ieji, ten iš vis pas mus nei to interneto buvo, nei, nebuvo, tiesiog nebuvo nieko, nei tų trenerių buvo, tas treniravimas, tai žinokit, kartais gal netgi geriau, kad ne pas kažkokie aš ten treneriai pakliuvau, nes, tiesiog ten matydavau, kaip jie treniruodavo, žinai, tai dabar grūdo pagalvojęs yra. Bet, nesmė, aš tokio trenerio kaip ir neturėjau, ne, ir mano tėtis jis irgi, jisai buvo pats pagrindinis mano treneris, mechanikas ir taip toliau, jisai irgi visiškai jokios patirties neturėjo. Visiškai. Darydavot iš pajautimo. Jo, realiai, ir suprantat, ir tas iš pajautimo, žinai, tai iš pajautimo dažniausiai būna taip, taikinys yra ten, bet mes, žinai, styrėlę metam ten visiškai priešingą pusę. Tai sakykime, nežinau, aš nesigailiu nieko iš esmės, tai tas, žinai, tas gyvenimas, jisai, tu negali gailėtis, kokį tu jį turi, tokį ir turi, kaip sakyt, tu gali mokytis kažkiek, tai, bet, nebeatsuksi to laiko atgal. O tai va, nežinau, turbūt daugiau biški išminties reikėjo ir tiek, daugiau išminties. Tiesiog mental šiek tiek. Nežinau, ten, sakykime, kad ir suvestą sezoną, visų pirma, reikėjo išmokti, suprasti, kad tu turi suvestą sezoną. Čia, tai tokių bazinių dalykų tiesiog netgi pradžiai trūkdavo, kad, nežinau, kažkokį tikslą užsibrėžti. Treniruočių planą kažkokį. Tiesiog ten viskas toks idėjinis buvo, nebuvo to profesionalaus kažkokio tokio užsiėmimo, kad būtent, tu taip darytum, žinai, aš patsai irgi, sakykime, kad ir kažkiek tai vyresnis būdavau, jau irgi aš ir patsai, kad ir tas studijas, atsimenu, eidavau, pedagogas, sporto treneris, aš irgi pats sportuodavau, bet nuo to sporto, atsimenu, irgi, dabar atgal žiūrint, tu tiek kartais pavargdavai, kad tu tiesiog nebeturėdavai jėgų dar ten patsai, žinai, kažką daryti, bandyti kažkokius ten, žinai, sprendimus ieškoti. Tai čia tokie, niuansai kai kurie. Okay. MX of Nations. Kiek kartų pats atstovavai Lietuvos rinktiniai? Dabar galvoju. Man irgi, aš ten daug sykių nebuvo, taip, aš nedalyvau tiek daug sykių, kiek galėčiau dalyvauti. Bet aš ir Europos, atsimenu, čempionatą, aš nežinau, gal kokius 8, gal, jeigu su Europos čempionatais, gal taip. Dabar reikėtų labai tiksliai, žinokit, atsiversti, net neatsimenu, kiek tiksliai. Bet aš... Jeigu gerai atsimenu, tu buvai tuos retus kartus, kai papuldamom į A finalą. Ne, čia vieną sykį, tik mes esame. Vieną kartą, ne? Ir tada tu ir buvai. Jo, tai aš Jasikonis Karka, tai Magioro 2016 metai. Tai. Vienintelis kartas, kai buvo Lietuva A finalą. Ne, kai Lietuva buvo ne vienintelis kartas. Ne, tada po to... Kai tu buvai. Jo, kai aš buvau, čia šitaip. Jo, tai čia buvo jau, kind of big deal. Įdomu, tai buvo pirmas kartas ar ne pirmas, kai buvo ta A finale? Lietuvoje? Jo, taip. Lietuva. Pirmą kartą, ne? Lietuva pirmas iki jo papuolė tada. Tai... Kokie iš tenai atsiminimai? Jo, labai gerai. Labai gerai. Tai toks, atsimenu, tada irgi buvo po labai didelių fiaskų, ten visokių traumų, taip toliau. Ir toks buvo, prieš tai porą metų irgi bandžiau suvesti, toks visą laiką nesigaudavo, ten niuansai visokie būdavo. Ir tos varžybos būdavo tokios, kur atrodo, žinai, ten po kažkiek tai metų ten nesėkmių, toks, kur jau tokio lygio, žinot, kad atsakomybė didelė ir taip pavyko normaliai sudėti, susitvarkyti su savim, žinai, toksai, ačiū Dievui, žinai, pagaliau. Ar čia nėra tos varžybos, kai
aš atsimenu, kai buvo varžybos Motocross of Nations, kai tu buvai tas, kuris labai gerai suvažiavo ir kai traukė realiai. Nu kaip ten traukė Arminas ir aš iš esmės. Dovanas dar jaunas buvo, nu irgi ten savo, irgi ten su kitokiom ir dar didesnėm ir savo problemom, nu ir tiesiog jis dar jaunas buvo, nu. Tai 2 važiuotojai tempė. Ne, tai, nu, aišku, be finale ten 3 važiuotojai, bet mes tada iš karto iš kvalifikacijos papuolėm. Tai kelintas tu buvai? Aš buvau tada 17 ar 16 ir Arminas, man rodos, buvo ar 12 kažkaip, nu, tai va, ir užteko. Tu už MX2 ar už... Ne, aš tada MXGP važiavau. MXGP. Jo, Arminas, nu, irgi 4,5 Openas važiavo tada. Dodas 2,5 MX2. Ok, tai... Tu esi tokį, gali tiesiai šviesiai tokį, ne, esi bent vieną matęs mano podcastą. Ne. Tai labai gerai. Jo, žinok, bet čia toks, bet sakau, kaip anksčiau minėjau, aš dabar biškutį sakau, biškį įsisėmiu su to sportu, tai toksai kaip ir prieš tai, nu, nežinau, dabar daug dėmesio. Jo, tai aš netgi, bet... Tai aš tu žinok pasakysiu irgi, koks tradicinis būna klausimas. Aš visą laiką sėdinčio priekį visada paprašau taip, lygiai taip pat ir Arūnas Gelažninkas, kai buvo, žinai, irgi to paties paklausiu. Tavo nuomonė visų laikų Lietuvos top 3 rinktinė. Jeigu kiekvieną raiderį savo pikę galėtum įdėti Lietuvos rinktinę, kokie 3 būtų raideriai? Paurys, Jasikonis ir... Kas pirmas? Paurys, Jasikonis ir aš. Explain me more. Regimentas Paurys, tai čia senų laikų pionierius šito sporto, nu... Aš asmeniškai nemačiau, kaip jis važiuodavo, bet istorijos legendos, kad jisai tiesiog, nu, buvo sukurtas motociklai, kad jis ką norėjo su savo tą seną rusišką techniką, jis ten galėdavo, nu, labai viską padaryti. Okay. Nu, tai tiek, bet jį įdėjau dėl to, kad, nu, labai sunku tą atsakyti. Nu, aišku, pripažinkim, Arminas Jasikonis yra Lietuvos, jau čia viskas aišku yra. Nu, Arūnas irgi labai geras važiuotojas buvo. Nu, tai va, sakykime, gerai, jeigu taip, tada paimkim Arūnas, Arminas ir Ašai. Okay. Aš taip statyčiau tą komandą. Respektas, kad save įdėdė. Ačiū. Nes labai dažnai lietuviai, žinai, mėgsta pasikūklinti, sako, kaip aš galiu save dėti. Nu, bet aš save dėčiau 3 vietoje, o ne 1 arba 2. Taip, kad... Nu, nice, labai gerai, labai gerai. Tavo keli pasakymai greuna biški mano planą, žinai. Nes pasakysiu kodėl, kad aš dar buvau užsirašęs irgi vieną iš tokių klausimų, kad ar pats esi, žinai, labai žiūrėtojas ir sekėjas, tai šiai dienai tu jau turbūt daug kartų paakcentavai, kad nu šiai dienai labai atitolęs esi ir įtariu, kad ir MXGP nelabai sekė ir Amerikos nelabai sekė. Karts nuo karto. Highlightus susimetu. Jo, highlightus susimeti ir ten tų visų niuansų, niuansėlių, kas dabar vyksta ir panašiai, bet aš vieno klausimo vis tiek tau paklausiu, nes kai mes kalbėjom apie trenerio ir kaip pasakyti, auklėtinio, ypač pradžioje, tai yra ne pradžioje, o C klasikai jau žmogus, suaugęs yra ir jau su daug savo pliusų ir minusų charakteriais ir panašiai, jau labai nebesulipdysi, tai mes apie tai klausim, tai aš dabar tavęs paklausiu, nes šiuo metu, turbūt pilnas, ten, nežinau, Instagramas, YouTube'as, whatever, visur, kur žiūri, 2-3 metai, apie ką visi kalba, tai yra apie komandų keitimus. Tam aukščiausiam lygi ir ten dėl 2-3 raiderių milžiniška diskusija vyksta, kad netinka motociklas. Tai aš jau žinau, apie Sextoną, ne? Nu jo, Sextonas, jo Kawasakis ir Prado, va tavo, kaip irgi važiavusiam, nes tu tikrai turėjęs, man atrodo, ir Kawasaki turėjęs, ir Honda turėjęs, jo, pačioj pabaigoje Husqvarna važiavo, jeigu gerai pamenu. Jo, ir dabar dar tą patį turėjau. Jo, tai tavo nuomonė motokrose, kiek lemia raideris, kiek motociklas. Jeigu jie, aš supratau, idealiai paruošti. 50-50. Tiek daug duodi? Jo, pavyzdys vienas, ne, bet
Pavyzdys vienas, aš pasai, kaip dar važiuodavau su Honda. Aha. Ir buvo paskutiniai metai su Honda ir tada Vokietijoje važiavau už Yamahos komandą. Taip gavosi, kad aš pirmą etapą dar važiavau su Honda, ten atakė man ten visai nebloga, aš ten 9 liktais bendroji vietoj buvau, nu, neblogas rezultatas, aš taip, nes tais laikais dar tos atak varžybos ten labai aukšto lygio buvo, ten nesvietiška aukšto lygio. Tai vat, ir, aišku, ten po tų varžybų iš karto pastebėjo, ten prie, žinai, mums labai reikia, kaip tik važiuoti, aš vienas griuvo, maldau jam važiuok su Yamaha, to motociklo. Okay, kažkas jau iš komandos patys prie... Jo, nu, sakykime, Jo, jis pasikvietė, nu, žodžiu, taip, nu, ten, aišku, toks pirmas pakvietė, ten aš, žinoma, gerai, žinai, ten ir, nu, labai nesisekė, nes aš Lietuvoje važiavau su Honda, pratęs, ir man reikėjo ten su ta Yamaha važiuoti Vokietijai, nes savas mocas, nu, ten, nu, tragedija buvo, taip, ne? Ir taip gavosi, kad sezono pabaigoje, gerai, jau ten pasibaigė visi sezonai, ten sutarėm dėl kitų metų, kad gal noriu, gerai noriu, tada jau ten vien tik Honda tada pazėsim, vien tik Yamaha pradėsim važiuoti. Ir man tada buvo amžinatelisi Kaspar Klingart važiuotojas toksai Dano. Ir jisai davė man davė jo treniruočių motociklą, o jis jau ten daug metų ant tos Yamahos. Man davė šitą motociklą, imk šitą, treniruokis, va čia per žiemą, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir suprantat, su tuo motociklu aš tada nuvažiavau į treniruotės ir aš šiaip savo taip važiuoju, atrodo 50% pajėgumų ir stabdo, žinai, sako, tu per greit važiuoji, griūsi. Ir aš nesuprantu, žinai, kaip čia, žinai, aš labai ramiai, normaliai važiuoju, žinai, kas jums yra, leiskit man toliau važiuoti. Tai kai tas motociklas buvo ant tiek suvestas visur, nu, jis nuo tavęs nuima labai daug darbo, ne? Ir galų gale net nebūtina jo tobulai susivest, bet mes dažniausiai prisidarom jį labai blogą ir netinka tą motociklą, ką aš dabar matau karts nuo karto. Čia mano irgi dabar tokia paskutinis mano užsiėmimas su amortizacija yra žaistis, patsai ten remontuoju, darau, patsai bandau, nu žodžiu, toks naujas hobis mano su ta amortizacija. Tai va, nu, kas liečiant tą amortizaciją, tai jeigu tu ją prašausi, tau, nu tiesiog tu nepadarysi nieko trasoje. Jeigu tu atvažiuoji, kas ten, pavyzdžiui, nežinau, išvažiuoji iš posūkio, ne, ir tavo galinis amortikas gerai nedirbo, tavo ratas kabos ore. Nesvarbu, kokį tu turėsi variklį, tu gali patį galingiausią variklį turėti, bet jeigu tavo galinis ratas yra visą laiką ore pakibęs, tavo motociklas netems į priekį. Tai vat, grįžtant ir su to motociklu, vat, tada Estijoje, atsimenu, buvo Taneris organizavo varžybas, ten prisikvietė visus ten kečiausius, nu ten didelės varžybas. Ir aš jas labai lengvai, pirmas vieną važiavimą buvau, ir, nu, toks, tada aš įsitikinau, kiek ta Yamaha, ne? Jo, kiek daug reiškia, kada tau yra viskas, nu, kada yra viskas suvesta. Tai, va, irgi, pašnekėjom, ne, Sextonas, Prado. Bet toks klausimas, jeigu, ta prasme, tu gauni abu factory variantus ir tu gauni visą komandą. Aš gerai, duok dievė jam stiprybės, Kenny Roczen. Jo. Jisai pats pasiėmė, nežinau, kiek, 8 metų senumo motociklą, Suzuki. Jo. 8 metų motociklą su kickstartu ir jisai pasidarė jį pagal save. Jisai po tiek metų laimėjo, pagaliau, ačiū Dievui. Bet tai čia tada ir patvirtina, kad daugiau raideris duoda. Galbūt jo gebėjimas susireguliuoti. Bet yra mintis tokia, ne? Jis tą motociklą, va čia mano biškimentą pertraukė ir sakėte, mano mintis turėjo būti, jis tą motociklą turėjo visiškai vienodą ir jis galėjo su juo jį tobulinti metai iš metų. Čia biškai geriau. Jam nereikėjo keisti brandą. Okay. Gamyklinė komanda, žinokit, gamyklinė komanda kartais, jinai visiškai, gamyklinės komandos kartais irgi daro taip, taikinys ten, bet jie meta strėlyti į kitą pusę. Jo. Pavyzdžiui, Honda kažkada 2 dislintuvų buvo gale. Jo. Jie gamyklinėm važiuotojom buvo liepta, jūs turite važiuoti būtinai su 2 dislintuvais, nes mes parduodam tokį produkcinį motociklą, tai buvo žymiai blogiau. Svorio visais galios atžvilgiu, bet jie privalėjo tą daryti. Amortizacija, Cooperis, atsimenu, dar tada atvažiavo su Kenny Roczen, kovojo Kenny su Honda, buvo Cooperis su KTM, ne? Jam liepdavo važiuoti su gamyklinė, nežinau, tiksliai diametro stambia amortizacija. Ir labai įdomus momentas buvo, čia seniau truputėlį Sextonas su KTM dar tada važiavo. Ir jis sako, nu tai va, čia mes grįžom ant 48 diametrų amortizacijos
Ir Cooperis background'e rankas pradėjo iš pykčio kelnuoti, nes jis tiek metų šaukė, nu ten Prašė. yra nesąmonė, duokit man tuos standartinius, kurie žymiai geriau veikia. Tai tavo gamyklinė komanda kartais pačiai ir būna prašauna, ne, va, sakykime, bandom kažkokį naują modelį, nu, ir jis, nu, netinka, tiesiog netinka. Ir tų modelių aš irgi esu turėjęs tokių, kur pavyzdys 2008 metų Honda su karburatorium ir paskui buvo 2009 metų jau pirmas modelis su purškimu. Aš širdingai nekinčiau to modelio. Nu, tai tikrai, ta prasme, aš tą motociklą, aš dabar buvo kartais ten kokį ten seną nuotrauką pasižiūrėjau, mane vimdama metą tą motociklą. Tai žodžiu, nekesdavai to motociklo, nors ir naujesnis įpurškimas atrodo kaip ir turėtų būti geriau, bet... Taip, jo, bet ne tame esmė, nebuvo net ne motorė, o... Ne, ten tiesiog rėmas buvo, jis buvo antiek standus rėmas, kad realiai tu pasiemi kuvaldą ir atrodo daužai su kuvaldą betoną, žinai, ten, nu, taip, toks rėmas antiek standus, jis labai standus rėmas būdavo ir ten galėdavai ten badytis amortizatorius, sureguliuoti, nu, tiesiog jis... Aš dar dabar atsimenu, aš neįvažiuodavau į posūkį. Man neleisdavo tas motociklas tolygiai važiuoti posūkį, nes jis tiesiog šokinėdavo, slidinėdavo. Tai tokie vat niuansai ten, sakykime. Tai aš dabar supratau, žinai, ką pasakei, tai jeigu gerai suprantu, jeigu, pavyzdžiui, dabar tam pačiam Chase Sextonui nuleistų bent 3 metus pabūti ant to Kawasakio, gal trečiais jau jis pagaliau... Čia net ne jisai, čia visa jų inžinierių komanda, sakykime, visa surastų, duodam bazę, ne, duodam motociklas bazę, tobulinkit jį. Jo. Jis pabiškis dais kažkada kitokio lygio, kad tu gali ir su tokiu rėmu ten suras kažkokį kitokį sprendimą. Ką realiai ir padarė Kenis. Taip, nu, sakykime, kuris pasiėmė tą seną motociklą ir jis sugebėjo jį davesti taip, kad, nu, prašau, žinai, turim šiais metais rezultatą. Dar toks klausimas, tada techninis, kadangi jau čia įsivėliam į tos techninius dalykus, tavo laikais arba, nežinau, šiais laikais, vėlgi, ne per seniausiai važiavai jamom, kad nesenai važiavai. Taip. Kiek tu kaip raideris ruoši savo motociklą skirtingom trasom? Dabar tai visą laiką ruošiu. Visą laiką trasą, jo. Nu, bet čia toksai, sakau, jau čia toks daugiau hobis kaip yra, ne? Kad, bet gaunas, kad pavyzdžiui, prieš varžybas tu tos kaip pasakyti, kvalifikacinės treniruotės metu, ar tu prieš tai dar atvažiuoji, kol dar leidžia į trasą, prasivažiuoji, nu, pavyzdžiui, tose pačiuose biržose, pasivažinėjai ir tada krapštai ir atvažiuoji jau į varžybą su paruoštu, ar po kvalifikacinės tos treniruotės kažką mėgini dar paklykinti? Visą laiką, jo, ten, sakykime, po tas, nu, tai čia priklauso įvairiai, ne, ten, nežinau, ten. Šiaip dažniausiai, nu, sakykime, tu turi ten tos kažkokius tai bazinius nustatymus tam tikrom kondicijom. Purvas, smėlis, kieta, ten pusiau kieta, pusiau minkšta ir taip toliau. Ten turi tos bazinius nustatymus. Ir viskas. Savo Būtent tas savo, žinai. Nu, tai va, ir tu bandai, ne, tai ten atvažiuoji tą trasą. Tai čia, žinai, tie pokyčiai ir po kvalifikacijos, ir po pirmo važiavimo visą laiką. Kuo trasa keičiau eina, kuo daugiau duobių, tuo amortizacija turi kitaip pasikeisti, kad jinai atitiktų tas duobės. Tai va, ir tai nuturėti. Nu, čia sakau, idealiai paruoštas motociklas C klasės raideriui. Ne, C klasės tai... C klasės, suprantat, va, yra toks momentas, tu, pavyzdžiui, C klasės važiuotojai yra labai... Aš labai... dar pertrauksiu. Jo, drąsiai. Ja. Ir ar tas C klasės važiuotojas supranta, į kurią pusę klikint? Nu, tai va. Tu link to... Ne dėl to, bet jis, mūkim bėdinį, bet teisingai, taip jis nesupranta. Nu, akivaizdu, ne? Nu, šiaip, pavyzdžiui, dabar... Toksai, ne, paskui dar sugrįšiu tą patį dalyką. Dabar, sakykime, mano treniruotės dažniausiai vyksta taip. Aš atvažiuoju į trasą, kažkas prie manęs prisiknisa, imk mano motociklą, važiuok. Ne, važiuok, kas čia vyksta, žinai. Ir aš pasiėmiau tų paprastų važiuotų motociklas, nu jie nevažiuoja, yra. Tiesiog ne to žodžio prasme. Aš su jais galiu važiuoti, nes aš jau turiu tiek įgūdžių, aš jau ta prasme, nu, aš galiu, sakykime, tas motociklas jis neklauso, bet aš savo važiavimo techniką galiu, nu, priversti. Jo, aš galiu ten, sakykime, aš greitai adaptuojuosi ir galiu ten važiuoti ten su vienokio ar kitokio, ar geresnio, ar blogesnio. Ir suprantat, gerai, ten pavažiuoji pusę rato dažniausiai, nes jau iš karto jaučiasi, kad ten off, nu ten blogai kažkas visiškai ten suklikinė, ne, ten padarai, duodi jam, žinai, ir jisai, žinai, kitas motociklas visiškai, žinai. Tai, nu, vėlgi grįžkim pūzlę, ne, tai čia
Kai tu turi būti pasiruošęs, emocijas turi ten gerai veikti, ten visi ten tie dalykai, jeigu ten ta puzlė pas save visa sudėliota bus ir viskas veiks. Kas va dar mintį dar prieš tai pradėjau, C klasės važiuotoją, ne, į lengvą yra, pavyzdžiui, lengva paimta lėtesnį važiuotoją ir ten jį patreniravus, kad jis 5 sekundės į ratą greičiau važiuotų. Ne, nu čia, o tu pabandyk dabar ten aukščiausiam lygiai. Ten, žinai, ten, čia nėra, čia nerealu, ne, mes jau ten kovojam dėl tų šimtųjų, ne, kur ten, žinai, čia tas ir ateina tas visas menas, sakykime. Mūsų Lietuvos lygiai, žinai, ten duotum kažkokį tam, nežinau, ten tam Arminui, ten kažkam, tai kad ir ten nesureguliuota tą motociklą, jis vis tiek ten sugebėtų laimėti ant jo. Bet jeigu jam duotum ir sakytum, tu laimėk, kad ir Europos ir ten rimtesi kažkokį lygį, nėra šansų. Nėra, ta prasme, kad jis gali būti ir pats greičiausias, pasiruošęs viską turėtų, savo tą puzlę jis galėtų tą pilną turėti, bet mocas tu nieko nepadarysi. Labai paprasta. Garit, čia šitoj vietoj jo, turbūt vienas iš retesnių, kuris tiek daug procentų davė, žinai, motokrose, motociklų, nes dažniausiai visi duoda daugiau raiderių, žinai, jo, bet šiaip jo, gera idėja, kad tiesiog tau reikia apsiprasti ir kad ir koks tu bebūtum profas vis tiek. Čia vėl grįžtų į tą patį Febrės podcastą, nes literaliai atsisėdau ir žiūrėjau 3 valandas 4 minučių nuo A iki Z pražiūrėjau. Jis, žinok, tiesiai šviesiai ir pasakė Febrė, sako, kai aš pradėjau važiuoti, jau tam aukščiausiam lygiai ir man atrodo, pirma ten jo ta komanda Yamaha, jeigu neklystu, sako, aš sustoju ir sakau, I have no idea. bet jis tiesiai šviesiai pasakydavo, kad I have no idea ir nuo to gal kartais lengviau padaryti, negu kaip tu sakai, aš dabar imsiu ir pradėsiu burčia, oi, man čia man ten aš važiuoti nemoku, ką tu ten jauti, kur ten ką klikint. Viduriuką pasidarai, gal ir važiuoji, žinai, iš serijos. Žinoma. Supratau, bet vis tiek, seki vadinas, pasižiūri, kaip ir tu sakai, highlightus. Viską. Tai faktas, aš tikrai nesu, aš tik nesu... Nežinau, ar čia kažkam įdomu, bet tiesiog aš šiuo momentu nesu tiek daug investavęs laiko į šitą sportą. Viskas, tai galim šitoje ir pabaigti. Dar toks kitas klausimas, kur labai dažnai irgi susilaukia tokių skirtingų, žinai, nuomonių, tai yra apie Lietuvą dabar kalbu, trasų ruošimas. Man tai iš karto aš tave pertrauksiu. Mane pykdo visi važiuotojai, kurie čia, trasą tokia noka. Čia yra bekelė sportas. Dabar aš anksčiau būdavau lygiai toks pat. Čia tas tramplinas netoks, turėtų būti toks. Man per žvyrą duokit važiuoti, per plytas akmenės. Tavo tikslas yra išspręsti trasą. Viskas. Ta trasa, žinai, padarykime mes ją šiek tiek saugią, kad, nežinau, ten nedarykim nesąmonių kažkokių, kad ten tie važiuotų neužsimuštų. Aš tikiuosi atsakiau visus klausimus apie trasą. O dabar gali paklausti, ką norėjai paklausti. Jo, ne, tai mano toks ir buvo klausimas, nes dabar iš organizatorių labai daug reikalauja, paruošti. Jo, pradžioj, kai tu atvažiuoji, faktas, ji turi būti paruošta. Ji negali būti nenupjauta žolė. Vakar lietus nulijo, kaip nubėgo, taip ir paliko. Pradžioj taip, bet pavyzdžiui, vidury važiavimų ten lyginimas vėlgi. Trasos skirtingos, smėlį, ten kikerį, įkalnę, manau, kad jo, dėl saugumo. Bet aišku, aš esu vėlgi tas vairuotojas, kur man faktas, kad labiau būtų faina važiuoti ant asfalto. Jo, bet šitoj vietoje aš manau, kad ir vaikam mes gal kartais padarom meškos paslaugėlę, kad per daug jau nulaižam, žinai. Taip, čia matot... Mano klausimas buvo toks, ar mes overdoing. Aš supratau, jo, dabar supratau mintį tavo. Yra dviejopas pusės, čia mes visą laiką turime įsvertinti. Tas trasos lyginimas, trasos paruošimas yra ne tiek važiuotojams, kiek renginiui pačiam, kiek tam žiūrovui. Jis atėjęs, jo, va čia ir yra, ne, va federacija, sakykime, ne, jinai priverčia organizatorius temptis, kad apskritai tas lygis jisai augtų, ne, kad nebūtų taip į apačią, kad jisai augtų, va čia va tas lygis, kad būtų aukštas jisai. Tai tas žiūrovas atėjęs, jisai mato papuoštą trasą, nupjautą tą žolę, kaip sakai, ne, išlyginta viskas, ne, ir, sakykime, galų gale, tu kai matai, kaip parlėkė, ne, ten tie gauja, ten startas 40, per lygią trasą, ne, ir visi ten praeina, ten kosminių greičių žiūrovui, tai čia yra wow, ne.
Tas kitas, jisai, suprantat, jeigu ten labai slidi techniška trasa, jis kartais nesupras, kad ten yra labai techniška. Ne? Tas, kuris biški daugiau supranta, jisai ten matys, jis sakys, o kaip tik, davai, duokit geriau duobės, ten pačias didžiausias, pasižiūrėsim, kas iš tikrųjų, ne? Ten sugeba super techniškai sudėtingą trasą važiuoti. Nu, čia tas ir yra, va, tos dvi pusės. Ne? Aš sakyčiau, trasas mes turim rinktis sudėtingas treniruotėm, bet mes turime mokėti greitai važiuoti per lygią trasą. Ir kartais būna tokių važiuotojų, kurie per lygią trasą, jie sugeba super atvažiuoti, ne, tai labai greitai, o kur tik ten truputėlį sudėtinga trasa, jau jam netinka, ne, šita trasa. Bet čia vėlgi, sakau, čia neskirsinkim, žinai, aš taip pasakysiu, nedėkim kategoriją, turi būti taip, turi būti anaip. Tu nori važiuoti per lygią trasą. Tai kodėl tu turi dabar važiuoti ir ten, nežinau, kankintis toje išmuštoje trasoje? Jeigu tu nori pasimėgauti, važiuoji. Žodžiu, ieško, kas šį savaitgalį išlygina. Jo, kad, žinai, toksai, kažkas ten, žinai, ir galų gale irgi, sakykime, pavyzdžiui, paimkim tas pačius Biržus, ne? Biržų trasą, Pakruojo trasą paimkim. Jinai neįsimuš tiek daug, nes tiesiog tas gruntas, jisai kietas yra, ne? Jis kitaip ta trasa neveiks. Ir tu toj, žinai, tau gal ir jeigu tu ten, sakykim, kažkur Prancūzijai, o Prancūzija yra pagrindas, va, ant tos kietos trasos, jeigu tu ten nori dominuoti, tai tu važiuok, ne, tu esi lygiuosi, žinai, ten esi Olandijai, kur ten esi žemiau jūros lygio, vien tik smėlį važiuoja, žinai, tai tu žinoma, kad tu važiuosi vien ant smėlio, per tuos vadinamus baba perjuosi ten to motociklą. Tasai, aš nežinau, pas mumis trasų situacija dabar yra pati geriausia, kokia tik yra, jinai bus. Istoriškai. Taip, tai čia tu gali pasirinkti ir tokį, jų yra daug, ir paruoštų, ir visokių, ir palaistomų, ir, žodžiu, tai pasirink ir tai va. Žodžiu, šiai dienai Vytautas Bučas sako, kad su trasom viskas yra gerai. Neieškokit meškos kažkur, kur nėra. Nėra jos, ta prasme. O ties man, ir vėlgi grįžkim prie to. Man taip sakau, prieš tai, kai važiavau, tos pilnus sezonos, aš ir enduro patsai pirmas iki pabandžiau, kur ten nesu gyvenime. Aš turėjau pasimti atsiversti taisyklės, paskaityti, aš nežinojau, kaip ten važiuoti. Reglamento, ne? Jo, kaip ten tos greičio ruožai, ten taip toliau, ne, tai ten ir tas cross country, ne, ten aš viską išbandžiau, kas įmanoma, bekelės tam sportui. Man dabar, sakykime, ateina dažniausiai kažkas, oi, čia, žinai, reikia pakeisti kokį trampliną, žinai. Tai aš, čia prasme, tu turi savo pakeisti važiavimą, kad pristaikytų tam tramplinai. Paprasta, tiesiog, čia ir yra tas, aš ir manau, tas ir yra visas įdomumas, tas bekelės sportas, tu atvažiuoji, tu kiekvieną ratą, tau trasa keičiasi, ne, tai čia ir yra tavo tas sugebėjimai. Mokytojai prisitaikyti ar nemokyti, tai turėsi prisitaikyti. Jeigu mes ją padarysim visą laiką vienodą, ten lygą kažkokią, tai vėl ten, smagu bus važiuoti, įdomu pažiūrėti, žinai, bet vėl ten kitos problemos tada. Kaip ir vaikai minėjo, ne, mokėjai vien tik ant lygių veši, nemokės per duobės važiuoti. Jo, nes čia aš dar kitą šiaip buvau Mickūnuose dabar, ne per seniausiai ir irgi keletą susitikau žmogeliukų, kur irgi padiskutavom ir pakalbėjom ir ta trasos, žinai, ypač varžybom trasos irgi šiek tiek iš kitos prizmės, žinai, paprastos labai matematinės prizmės, nes žmogus tiesiai šviesiai, žinai, ir paklausė, sako, pažiūrėk, kokios klasės sumoka realiai už tos trasos paruošimą. Tai yra C, B klasės, jų yra daugiau važiuotų, gerokai, daugiausiai. Tai kaip ir iš tos prizmės jie daugiau startinio atneša ir panašiai. Turėtumėm jiem ruošti. Bet tada kitoje rankoje mes turim tuos profus, kurie Lietuvos čempionate važiuoja ten lengvai ir tada nuvažiuoja vėl į tą patį ten Daką ar Europos čempionatą ir panašiai, kur pravažiuoja greitų 8 klasės ir pas mus pavadinkim taip, C ir B provežos nerežė. Taip, pasuprantu. Ypač į kikerį. Tuo tarpu, kai nuvažiuoja į kokį Europos čempionatą ir ten 8 klasės ir jos visas rėžia provežą ir ten žiūri, kad taip. Tai čia toks, žinai, ir yra, kuriem reikia labiau... Matot, suprantat, vienas dalykas yra, tu tas profas esi, ne? Jeigu tu nori važiuoti tam aukščiausiam lygiai, tu dažniausiai tai taip ir darysi. Tu važiuosi tai ten ir treniruosies ir tu pasidarysi tokias sąlygas, kad tu gautum tų sunkių trasų.
Nu, čia aš sakau, aš nematau problemos dabar gauti ir sunkia trasą, ir lygią trasą. Žodžiu, čia be reikalo krapštau aš tos Ne, reikalus. tas reikalas, nu, jis gerai, viskas gerai yra krapštyti, kažkas žiūrės, ne, gal aš tikiuosi, kažkas pažiūrės, gal pakeis savo nuomonę. Gal jis kaip tik sakys, žiūrėk, gal, nu, čia man nebūtina skūstis. Nu, kad ten trasa kažkokia vienokia ar kitokia, žinai, gal aš surasiu, aš patsai, žinai, gal nesiskūsiu, surasiu, kaip man ten geriau tą trasą išpildyti, žinai. Nes, nu... Ar buvo taip, kad tu vienu metu tarsi buvai perėmęs organizacinę dalį, palauk, ne Aleksandrijos? Ne, aš tiesiog padėjau šiek tiek. Nu, ten, aš tokias perimti tikrai nebuvau perėmęs, ten yra ten komanda, ten pati geriausia Aleksandrijos trasos. O Zoknėje, ne, dar yra? Jo, Šiauliuose yra Zoknių trasą turim. Nu, jinai tokia, ten... Nu, ten, žinokit, jeigu norit važiuoti, labai ten pasidomėkit, ten karinė, ten šalia oro uostas yra ten niuansai, žodžiu. Bet ten vykdavo anksčiau varžybos. Anksčiau vykdavo. Žinai, kiltuvas pakyla. Vykdavo. Tai ir cross country būdavo, nu, varžybos. Tai bet tu, nes aš kažkaip galvojau, kad tu tarsi perėmė į tos Zoknius ir ten kažką rimčiau. Ne, aš vienu momentu šiek tiek padėjau organizuoti varžybas Aleksandrijos trasose. Okay. Bet ten, sakau, dar sėkiai pagirsiu. Šaulių klubas, Rimvydas, ten Vytas Kazlauskas, irgi senas važiuotojas, ten senų laikų pionierius to sporto. Mano tėtis Jonas Bučas irgi buvo dabar savo energiją su to sportu, buvo šitoj vietoj Darius, nu dabar nebėra Darius Balčiūnas, būdavo Robertas Benediktavičius irgi, nu, nebeaktyvusis ten, bet jie tai ten tokį brandulį tos trasos yra padarę ir ten jie taip visą laiką taip suorganizuoja tas varžybas gerai. Tai ačiū jiem dar sykį ir tikiuosi, kad daug metų dar jie tą patį ir darys. Jo, supratau. Ir dar kiti tavo projektai, pačioje irgi kažkur viduriukė buvai pradėjai minėti. Kaip jūsų ten vadinas? Note MX? Jo, buvo kažkada. Note MX. Taip. Tai ten buvo noras irgi tokį kaip ir naujienų portalą, irgi podcastus įsibuot. Bet tu jau irgi turbūt į tą klausimą atsakei ir aš dar kartą atsakysiu. Čia buvo dėl to, kad tu išsisėmė ir tu nenorėjai tų visų šviesų ir... Taip, toks buvo mūsų ten visai tokia nebloga komanda. Tiesiog, suprantat, mes netgi nepasakėm ate viens kitam. Tiesiog visi įsisėmėm. Jo. Labai paprasta. Buvo pirmas, bet nebuvo paskutinis. Jo, toksai, tiesiog, įsisėjom, žinai, tai man ten darbai, ten tas, nu galų galę, nu, viskas iš idėjos, taigi čia yra, čia nėra, kad ten, žinai, mes ten siektume. Aš tai asmeniškai, tai man tai visiškai, bet ten irgi buvo, tik ten nebuvo, kad aš ten, žinai, kažko ten, žinai, siekčiau su tuo dalyku kažką, tai žinai, man tai ten visiškai, tiesiog, man idėja faina buvo, kiek aš galėjau, tiek padariau, paskui pamačiau, kad, nu, biškai nebesigauna ir tiesiog gyvenimas, žinot, ten kiti dalykai tie ir įsisėmėm. Mes įsisėmėm. Tai aš tokį klausimą turiu irgi kaip ir pusiau atsakym, bet kodėl neišsilaiko tokie formatai, ką mėginam daryti apie motokrosą ir vėlgi kritikos duok man. Aš supratau. Nes vėlgi tu kaip ir minėjom priekyje tavo IQ, vėlgi aš labai artimai tavęs nepažįstu, bet kiek man yra tekę irgi su tavim bendrauti ir kalbėti ir matyti tave iš šono, manau, kad tikrai tavo mąstysena, IQ ir išsilavinimas tikrai aukštas ir tu gal iš savęs, žinai, kaip irgi kind of tą daręs, gal kažkokių pastabų man ir vėlgi šiek tiek interakcijos žiūrovam, be keiksmažodžių ir panašiai, vėlgi idėjų ir žiūrovai, nes kaip ir sakau, Mickūnuose pakalbėjau su keletu žmonių irgi tokių kaip ir idėjų davė, galbūt kokias temas palies, ką pakviest ir panašiai ir kokias klaidas darom. Vieni pyksta ant manęs, kad aš daug angliškų išsireiškimų darau. Leksika jau kabina tavo, ne? Jo, kiti sako, kad per retai darau, žinai, podcastus. Tau iš šono, kodėl neužsikabinam ir ko reikėtų, kad dar labiau bumintų mūsų šito sporto mediją. Aš supratau.
Pirma, tai apie mano IQ, tai žinau, kad tik už patį didžiausią kvailį nori pamatyti, aš ateinu prieš veidrodį, atsistoju ir matau aš ten jį, žinai, tai čia mano tokia nuomonė pamanį yra. O kas liečia toliau, tai man tai visų pirma, super, kad tu darai, kad tu kuri, kad tu turi energijos ir tiesiog, žinai, aš tau tikrai nepatarsiu ir neduosiu kažkokio patarimo, ką tu turi daryti, ne, nu, čia tavo yra, tavo projektas ir taip toliau. Tu tik būk geras, nedaryk kaip mes, neįsisemk, neįsikvėpk, ne? Daryk, kažkas tai bus tada gerai, ne? Šiaip, aš nežinau, pavyzdžiui, aš asmeniškai tų podcastų, aš tavo irgi, sakykime, aš tik visą laiką sakau, kad aš noriu būtinai Sauliaus Stankus pasižiūrėti. Aha. Man tikrai, aš su Sauliaus Stankus, aš visą laiką sakau, įsijungsiu, nes ten žmogus yra, ta prasme, wow, ne tiek metų ten, žinai, kiek jis istorijų turi, tai ten jis galėtum ten su juo kas antrą savaitę sėdėti. Bet, pavyzdžiui, kas liečia, pavyzdžiui, nežinau, tas pats bus ir su manim, aš tikiu kitam žiūrovai, dabar į mane žiūrint, pavyzdžiui, Jazdauskas buvo pas tave, mačiau, Domantas, pavyzdžiui, buvo, pavyzdžiui, aš apie Domantą man neįdomu, nes aš žinau, ta prasme, daug dalykų. Jo, tiesiog, tas dalykas. Lygiai tas pats ir kažkada ir buvo, aš ir su Arminu darėm tą podcastą, aš irgi šiandien daug kartojasi, daug tų pačių dalykų. Tai nežinau, aš tau palinkėčiau kažką, tai sakykim, kad kažką įdomiau, o ne tik apie mane, žinai. Aš apie save šnekėt, tai tikrai žinau, kad čia. Žodžiu, apskritai ta tema, kad pažįstama raiderė, apie kurį daug jau matyta. Tu geriau paklausi, ko jis nekenčia, trasuoja, ne? Arba ką norėtų iškirsti. Biški drama, žinai, tokias, dabar žinai, čia toksai. Aišku, žinai, sakau, čia tavo formatas yra taip toliau, bet, žodžiu, daugiau aštresnių klausimų. Nebūtinai, ne tame esmė, bet esmė tame, kad kaip man asmenį, pavyzdžiui, Domantas, tikrai, dabar aš gerbiu tą žmogų, negalvokit, kad aš jį kažkur ten, į šuns dienas. Ne. Jau tu jį antrą kartą jau čia. Bet aš konstruktyviai, ne, mano ta kritika konstruktyviai yra. Esmė tokia, kad daugiamečiai šito sporto fanai, jie tikrai apie mane irgi žino, jie kažko čia daugiau nesužinos, gal kaip tik kažką įdomiau, gali nebūtinai ten apie mane šnekėti, gal gali paklausti ten, pavyzdžiui, ar aš esu ten trasoj susimušęs. Taip esu, bet nesakysiu. Esi? Bet nesakysiu su kuo. Vieną dalyką sužinojom apie tas varžybas, kur bumtai gali. Tai va, čia sakau, pavyzdžiui, yra ten, tikrai ten tų istorijų, kas va ten su Tomocu važiuoja, žinai, ten yra tikrai, kiekvienas gali papasakoti ten visokiausių įdomių dalykų, žinai, tai nežinau, turbūt to palinkėčiau. Nežinau, kiek gerai atsakiau šitą klausimą, bet tikiuosi, kad pakankamai aiškiai. Pakrapštyti šiek tiek giliau ir paieškoti tų faktų, kurių šiaip nežinom iš kasdienybės ir panašiai ir taip toliau. Ir žinai, nebūtinai tau ir apie motokrosą šnekėti, žinai, tai aš, pavyzdžiui, irgi, dabar, sakykime, ten, tas, žinai, tas ir yra, aš esu ne dėl to, kad aš nemėgstu to sporto, čia, nežinau, jau atsiprašau, žiūrovų kartuojuosi daug sykių, kad čia aš atitolęs, aš nesu daug atitolęs. Dabar tiesiog mano dėmesys į kitus dalykus yra. Net mes ten tikrai galim tų temų tokių pašnekėti, kur, nebūtinai tas motokrosas, žinai, ten yra labai daug fainų temų su kitais važiuotojais, kur gali, žinai, kad nebūtų tas pats varikliukas susisukęs visą laiką. Ok, garit. Tai aš visada dar pabaigai turiu tokius, šiaip dar norėčiau, žiūriu į laikroduką, dar turim šiek tiek laiko, dar turiu dar keletą klausimų. Vieną tikrai paklausiu, kaip tu elektros įsitraukimą į sportą vertini? Labai teigiamai. Labai teigiamai, ne? Tai žinoma. Žiūrėk, mes plečiam savo sportą. Aš iš karto žinau, yra tokių nuomonių, kur mes dabar įstumsim motorinius. Ne. Mes išplečiam savo sportą daugiau. Paimkit Starkus, nesvarbu, kažką tai. Padarykim miesto centre, parke, sugalvokim. Aš nežinau, čia tą temą aš daugam esu sakęs, mano svajonė dabar yra, kokia parko rekonstrukcija, viską griaus. Padarykim prieš tai ten varžybos su elektriniais. Šiaip taip viską nugriaus. Gerai, tikrai nepadarysim su motoriniais triukšmas, mes galim dabar, suprantat, mes su šitą elektrinę techniką mes galim įsiplėsti, mes galim,
mes galim daugiau visokių skirtingų dalykų daryti. Mes galim ten kažkokiam parke, kuriam negali triukšmauti, negali ten kažko daryti. Mums atsidaro didesnės galimybės. O tada klausimas irgi toks šiek tiek jautrus. Ar čempionate galėtų būti leidžiama jiem dalyvauti? Taip. Su Žiūrėkit, mūsų dabar, mes tokis, turim labai, kaip pasakyti, tokį įdomų dvipusį dalyką. Mūsų pati pagrindinė klasė vadinasi MX Open. Čia yra atvira klasė. Leiskit su picotais važiuoti. Tai čia yra, tai jeigu mes darom, tai darykim tada MX1, kur konkrečiai yra čia tik moteriniai, taip toliau, ne? Aišku, čia, O dar kitas tada klausimas. Ne. O pavyzdžiui, matai, tas tauriai, tai realiai taip ir yra. Jie ten dabar važiuoja, dabar bijau pameluoti jo kartu su B ir veteranais, jeigu neklystu. Bet, pavyzdžiui, jeigu aš esu C raideris ir aš į C klasę, galėčiau su Starku važiuoti ar ne? Čia... Va čia turbūt įdomus klausimas. Taip. Ar aš kaip pradedantysis galėčiau su kitais pradedančiaisiais prieš benzininius? Va čia yra klausimas. Čia sunku atsakyti, ten tikrai reikia pamatuoti, čia ir nuo organizatorių, čia priklausė, čia daug dalykų nuo tų pačių važiuotojų, gal ten kažkas nenori, kad ten, kad ten vieni tik tokie motociklai būtų. Aišku, saugumas sako, nes tu negirdi, kai jis atvažiuoja. C klasė 90% važiuotojų su tom savo velnio akim nieko jie negirdė apskritai. Vis tiek, kol nemokės teisingai kvėpuoti ir mąstyti trasuoja. Čia pirmas dalykas. Šiaip, aš sutinku, visur yra tas pavojus, visur yra ten niuansai, smulkus dalykai, ką mes ten galim padaryti, kelia ir tas pavojų, ir tas kelia pavojų. Aš neturiu konkrečios kažkokios nuomonės, ar galima, ar negalima. Aš kažkaip manyčiau, nežinau, čia turėtų gal, sakykime, patys važiuotojai savo nuomonę išreikšti kažkokią. Tai yra tos komisijos, komisijos, kurios klauso tų važiuotojų daugumos, nėra mūsų daug, tai mes ten galėtume kažkaip pat įsireikalauti. Gal, gal tam C važiuotojai kaip tik jam, gal jis kaip tik ten yra mėgėjai, jam gal kaip ten daugumą važiuoja dėl smagumo. Gal jam yra visiškai nesvarbus, kokį tu motociklą važiuoji. Tu tik važiuok ir mėgaukis. Tai aš čia, čia mano nuomonė, tai tikrai, aišku, sakykime, tas profesionalus sportas, jis turėtų būti, taip, mes turim skirti klases, ne? Man kas dabar šiais metais pamačiau, kokį aš vieną pastebėjimą galėčiau turėti tik tais, gal pačiam aukščiausiam lygiai Lietuvos čempionate, taip, mes turim turėti atskiras klasės. MX1, MX2, ir taip toliau. Man patinka Latvijoje, dabar pamačiau, kad yra atskirta MX2 klasė atskirai visiškai ir MX1 klasė atskirai visiškai. Bet tu turbūt pats supranti, kodėl Lietuvoje neatskiria. Aš visiškai suprantu, taip, nes yra mažai važiuoti. Taip, tai čia aš visiškai tą suprantu, ne? Bet šiaip, atsakant į šitą klausimą, taip, yra vieta ir laikas, kada mes turim, tai aš sakyčiau, taip, pačiam profesionaliausiam lygiai, jeigu mes norim siekti, ant to profesionalumo ir varžybos, ir visur kitur, taip, yra klasės, ir nebereikalo jos yra, nebereikalo ir amžiaus klasės yra. Mes ten padarykim, čia yra aukščiausias lygis, standartai tokie, o ten, kažkur kitur, jeigu ten niekam netrukdo, tai kodėlgi ne, aš nematau ten nematau problemų dėl tų kažkokių. Tai šiaip, sakau, dar sykį pasikartuosiu, labai dažnai, žmonės bijo naujovių tų kažkokių, nes, čia, dabar naujovė ten nuvers. Tai lygiai taip pat keturtakčiai irgi. Bet keturtakčiai dvitakčius, sakykim, suvalgė. Suvalgė, bet ten vėlgi ten... Dabar biškiai gal grįžta. Vėl ten kitos peripetijos, sakykim, aš manau, ten to kubatūra yra visiškai nedekvačiai sulyginta, ten kas liečia dvitakčius ir sakykim, keturtakčius. Kad 1-5 su MX. Taip, ir tiesiog čia, žinokit, irgi gali būti, kad kažkada, tas vidaus degimo variklis, jis pamirštas bus, nežinau, čia turbūt žiūrint, sakykime, visą tą ateitį, anksčiau ir vėliau reikės kažkada pakeisti savo, sakykime, energijos šaltinį, nebe tą dinozaurų tas sultis, kaip sakyti, deginti, o kažką naują sugalvoti, būkime neteisingi, tokie faktai, yra limituotas skaičius savo dalyko, Ir mes dabar kaip žmonija, mes ten norim turbūt paskutinį tą lašą iščiulpti, kada jo nebebus, tada darysim pokytį. Mes galim dabar jau daryti tą pokytį. Tai va čia. Mes suprantat, sakau, žmonės labiausiai bijo pokyčių, nes pokyčiai yra nežinomybė. Nežinomybė baimė yra dažniausiai tai.
paskutiniai keli labai trumpi. Tai matai, tikiuosi, kad ne paskutiniai, galim kalbėti ir ilgai. Jo, tai šiais metais dar oficialiai nėra paskelta, bet MX of Nations grįžta vėl į Prancūziją, bus ar ne. Dar kaip ir oficialiai, bent jau kiek aš žinau, šiai dienai, kai filmuojam, dar nėra paskelta, ar dalyvausim ar ne. Bet jeigu, tarkim, dalyvautumėm, kokią sudėtį tu šiemet įsivaizduotum? Įsivaizduoji, kas šiemet važiuoja, kaip kas atrodo. Nu, tai... Jeigu važiuosim į ar ne, kas turėtų važiuoti tavo nuomonę? O taip, top 2, tai viskas aišku, Erlandas... Ne, tai aš žinau, tai prasme, labai paprastas Erlandas, Jazdauskas, Adomaitis. O kuris tada ant MX2 sėda? Adomaitis? Taip, tik tais. Ne, tai jis įvažiuoja Dakį, tai jis su MX2 klasė. Nes čia Lietuvoje tik tais. Ne, jis Lietuvoje treniruoja, žinot, ten treniruojasi su 4,5, jų toks sprendimas yra, jie važiuoja su Tomacu, treniruojasi, bet jis ten važiuoja MX2, tai viskas, komanda visai aiškiai yra. Ten, aišku, ten nedaug, tikiuosi nebus jokių traumų ir nereikės ten kažkokių pokyčių daryti, bet akivaizdus 3 lyderiai šiai dienai yra Lietuvoje. Jo, čia tada lengvas, nebuvo klausimas. Klausimas kitas, kur šiemet Vytuką trasuose pamatysim bent kartą? Toj Zoknių trasuoja. Zoknių, besitreniruojant. Jo, žinokit, kažkokių planų aš tokių konkrečių neturiu iš tikrųjų ir kas anksčiau, ten tą pilną sezoną, kai važiavau, tai irgi toks viskas tiesiog taip išplaukė, aš neplanavau ten, tiesiog taip susidėliojo ir, pas mane tas sportas yra šiai dienai čia ir dabar, ką aš čia šiandien turiu, kaip aš mėgaujuosi ir tiek. Tai aš nežinau, aš tikiuosi, gal dar ateityje išeis, sugrįžt, nežinau. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai tai dabar labiausiai enduro norėčiau varžybas važiuoti. Enduro, ne? Jo, nes jos yra pačios mano, aišku, neįsižeiskit, bet jos yra, pačios maloniausias. Pavyzdžiui, praeitais metais Rukloj, ne praeitis, atsiprašau, užpraeitais. Pirmas iki tas enduro Rukloj, pirmas etapas, kaip aš mėgaujuosi. Fantastika, nuvažiavau ten miške. Kas tas 2 valandas, ne? Ne, ten enduro yra, kur greičio ruožai, cross country 2 valandas yra, kur važiuoja. Jo, bet, esmė tokia, kad ten, vėlgi, gal ten man buvo visiškai nauja, aš niekad gyvenime to nebuvau daręs, tai aš ten tiesiog, man ta diena buvo nuostabi, ne? Nuvažiuoji, pasivažiuoji su motociklu miškelį pasivažinėjai, paskui gauni kelias atkarpas greitai pasuk gazą, žinai. Tai va, sakykime, žinai. Bet man, sakau, žinokit, man dabar man nesvarbu su kuo, man duokit 2 ratus, bet kas ir bet kaip, ir man yra pats didžiausias malonumas, važiuoju ir viskas, tai va. Tiesiog dėl savęs, prisimint, pašokinėt. Toks, aš, žinot, irgi, bet pavyzdžiui, irgi anksčiau ypač irgi, Arminai, kuri kamera dabar filmuoja? Pirma, Arminai. Arminai, palauk, kas paskui Karka, atsimenu, jie anksčiau, ką tu ten cross country, ką ten, žinai, jie ten varydavo, stumdavo, žinai, tų varžybų. Aš tai niekad nematydavau esmės, ko tu ten stumentų, žinai, kitų varžybų, tiesiog, žinai, tu važiuoji toj disciplinai, mėgaujiesi ir tiek. Tai va, toksai kartais tų tokių kvailų, žinai, tų konkurencijų kažkokių, kad, žinai, va, ne, čia tas blogas yra, čia tas geras. Tai pas mane dabar yra visiškai taip, duokit man tiesiog 2 ratus, mėgaujamės, važiuojam, dalyvaujam ir viskas. Super, labai gerai. Tai ką, dėkoju, kad atvažiavai. Ačiū, kad pasikvietei man tai. Reikia suteikti sparnų. Gerai. Ačiū labai. Ačiū, sparnų turėsi daug dabar. Jo, dabar sparnų tikrai turėsi nemažai. Ir ką, šiaip žiauriai įdomus pokalbis, netgi keletą tokių dalykų pažiūrėjom per tokį kampą, kur padypinom kitaip. Šiaip norėčiau, kad aktyviau grįžtum, dar tokį random durną klausimą. Jeigu aš kada nors norėčiau tave pakviesti su manim gyvai lenktynės komentuoti. Norėtum? Let's go. Geras. Jo. Tai va, tai Vytautas Bučas ir... dar ką norėjau paklausti. Ar atvažiuosi Mickūnus pažiūrėti pasaulio čempionatą? Su šitų priekabų vadinamu. Kada jos bus? Rugpjūčio 1 savaitgalis. Rugpjūčio 1 savaitgalis. Aš šiaip žinok dabar, aš negalvoju man tai, bet aš bandysiu labai atvažiuoti vien dėl to, kad palaikyčiau tą sportą kaip žiūrovas. Nes, klausykit, pasaulio čempionatas Lietuvoje. Aš nežinau, aš kaip šio sporto entuziastas visus kviečiu, važiuokit, žiūrėkit, palaikykit, patinka ar nepatinka tie keturračiai ar ten Kaleskės, palaikykit renginį.
Na, tai aš tikiuosi, kad aš irgi turėsiu surasti laiką ir atvažiuosiu ir palaikysiu. Nice, Jo. labai gerai. Dabar jau tikrai viskas. Spaudžiu pitaką. Ačiū, kad atvažiavai. Ačiū, kad pasikvietėt.